Labą dieną visiems, malonu matyti jūs. Su kai kuriais mes jau buvom ryte susitikę, šiandien ryte jau skaičiau paskaitą 7 ryto, tai malonu matyti. Dar kartą, kas atėjo ir malonu matyti, kas pirmą kartą. Kai ką pažįstu, kai ką nepažįstu, kas pirmą kartą. Tai, kas mane nepažįsta, mano vardas Ananta Radas, aš esu Bhakti jogas ir Advaitos skaitytojas. Čia kiekvieną šeštadienį mes skaitome paskaitą iš gyvenimo, taip pasakyčiau, kas mums praverstų. Tiek moteriams, tiek vyrams, tiek vaikams, ką galėtumėm pritaikyti. Ir šitoj pavadintoj sėkmės mokykloj Ganešai iš esmės mokomės, kaip sėkmingai gyventi. Kad būtume sėkmingai gyvenime, nes jeigu žmogus žino, kas yra sėkmė, taigi viskas, esi laimingas, kai sėkmė su žmogumi, turi laimę, džiaugsmas, yra gera gyventi. Tada ir toj žemėje nebėra skirtumo, ar žemėje gyventi, sakykim, ar ten kažkur gyventum aukštesnėse planetose, ar net aukščiausiuose planetose, arba ten dvasiniam dangui. Galima čia sukurti dvasinį pasaulį, jeigu sąmonė žmogus kinta, čia irgi gerai. Tai šiandien tema, kuris, sakykim, sutraukia galbūt daugiau vyrų, man smagu matyti, nes dažniausiai būna moteris, arba per pusę, čia dažnai ateina šeimų, tai būtų apie vyro savybės, apie tobulų vyro savybės. Čia nesu skaitęs apie moters savybės, ta prasme ne apie pareigas, bet savybės, kokias moteris turi savybės jų iš prigimties. Tai šiandien aš noriu papasakoti apie vyro savybės, kurias jis turi iš prigimties, tik tai vienos yra šiek tiek paslėptos, kitos daugiau išreikštos, trečios iš vis pas mus dar miega, o ketvirtų mes net neturim, net nežinom kartais, kad tai galima turėti. Tai vedai, aš remiuosi vedų kultūrą, vedų seniausiai rašytiniai šaltiniai, vedais, sakoma, yra visa apimančios žinios, visa apimančios, absoliučiai viską, kad pažiūrėtum viską apimančios. Jos nusako, sakykime, apie kiekvieną gyvą būtybę, apie tą materialią gamtą suteikia žinias apie dvasinį pasaulį, patį Dievą, apie žmogų, apie sielą, absoliučiai apie viską. Paaiškina žmogui, kaip čia susiorientuoti. Tai kaip instrukcija, vedus yra instrukcija, kaip čia gyventi šitam gyvenime. Tai vedus viską, sakykime, sudėlioju lentynėlės, ką kiekvienas žmogus turi daryti, arba koks jisai yra. Ir tuo pačiu atskleidžia, koks gali būti vyras, arba koks jis turėtų būti. Tai šiandien, ką aš kalbėsiu, pabandysiu atskleisti dalį iš taip vadinamų tokio mistinio skaičiaus 64 yra, tai čia pusė visatos, sakykime, dėsnių, pusė žmogaus tokių savybių, pabandysiu atskleisti, koks turėtų būti tobulas vyras. Tobulas vyras, nes šiaip mes visada siekiam tobulybės, norim geresni būti, visą laiką kažką tokio turėti, kažką tokio. Tai pabandysiu atskleisti, koks turėtų būti tobulas vyras ir mes įsivaizduosim, galbūt net neįsivaizduosim, o palaipsniui, kai žinosim, kaip tai viskas atrodo, galėsim to siekti. Šiaip kiekvienas žmogus siekia savotiškai tos tobulybės. Šiandien, aišku, mes nespėsim, tema labai plati, nežinau, kiek čia tų dienų mums reikės, tai gal ir sakantis kartą skaitysim, jeigu jums patiks. Šiandien dalį savybių atskleisiu, kiek spėsiu, tiek kiek nespėsiu, bet jums papasakosiu. Apie tai, kas mumise, kaip sieloje įdėta. Vedu savo, kad žmogus yra gyva būtybė, bet dvasinė būtybė. Ne šiaip materiali, kuri ten mirs ir išnyks, bet dvasinė, reiškia, mes nei mirsim, nei gimsim, ta prasme, amžinai egzistuojantį. Siela, sakoma, nei gimsta, nei miršta, amžinai egzistuojantį. Kas pirmą kartą, dar kartą priminsiu, kad sielos arba mūsų pačių tikrasis dydis yra 10 000 plauko galiuko dalis. Tai yra, mūsų dydis pačių yra 10 000 kartų, mes mažesni už plauko galiuko dalį. Mes visada randamės čia širdis plote, kabome ant 5 oro srautų. Mūsų amžinas palydovas yra Paramatma arba lokalizuotas Dievo aspektas, jis irgi šalia yra širdyje, kuris mus lydi gyvenimas iš gyvenimo. Ir taip yra kiekvienoje gyvo būtybėje. Vedus aiškina, kad viskas, kas mūsų supa, yra gyva. Ar tai augalas, ar tai medis, ar tai koks gyvūnas, ar tai musė, ar tai voras, ar tai lokys, ar tai arklys, kas bebūtų. Net šita žemė yra siela, o čia jūs materialus kūnas, saulė irgi taip pat. Tai viskas, kas šito visato yra sielos, tik vieno sąmoningumo, kitos žemesnio sąmoningumo.
va mes čia vieni salėje esantis gavom vyrų kūnus, kita antra pusė gavom moterų kūnus. Kūnas, matot, arba lytis, tai praeitų gyvenimo, sakykime, mūsų kaip palikimas. Tai, kad mes turim vyrų kūnus, reiškia, kad mes praeitam gyvenime, iš esmės visi čia esantis irgi buvo žmonės. Čia netėjo, sakykime, į šitą paskaitą, manau, būtybės buvusios praeitam gyvenime žemesniam pasaulyje. Taip yra, kartais reikia suvokti, kad mes matome žmogų, bet tai nereiškia, kad ten žmogus. Ta prasme, kūnas žmogaus, bet kartais žmogus, žinot, pridaro to, ko nepadarytų joks gyvūnas, jokia gyva būtybė. Būna tironai, žinot, kai žudo, būna visokie maniakai, dar kur nors, kurie, sakykime, kažką pridaro daug masė žmonių, milijonų žmonių blogo. Tai ten nepasakysi, kad ten žmogus, kūnas žmogaus, ta mašina arba namas, kuriame gyvena siela, bet sąmonė demoniška, visiškai. Ir taip būna, aišku, būtybės, kurios ateina iš aukštesnio pasaulio, irgi tampa vyru arba moterimi. Aišku, aš gal ir klystu, gal yra čia iš aukštesnių planetų kažkas nutupė. Tai mes turim vieni kūnus vyro, kiti moters. Kodėl atsitiko, kad mes gavom vyro arba moters kūną? Sakom, apie ką žmogus galvoja gyvenimo akimirką, paskutinį gyvenimo akimirką, gyvenimo pabaigoje, tokis gauna kūną sekančiam gyvenime. Tai faktas, jeigu kaip pasižiūrėti, ko žmogus buvo praeitą gyvenime. Kartais matėt, jūs galite atskirti, moteris būna tokius ryžtingus, kategoriškus, ne, viskas sprendžia, šeimoje reguliuoja, būna vadovės, dar kokius, vyriškas charakteris, ne, sutinkat, yra taip. Tai aš jau gero, ta moteris buvo praeitam gyvenime vyru, bet mirdama, palikdama kūną, jinai galvojo, reiškia, vyras praeitam gyvenime, palikdamas kūną, galvojo apie savo žmoną, ten apie dukrą, apie mamą ir, reiškia, reinkarnacijos procese gavo moters kūną. Moters kūnas, bet charakteris vyriškas. Ir vyrai atvirkščiai, būna vyriško charakterio, visiškai sutinku, reiškia, tu vyrai ryžtingi, viskas gerai. Reiškia, praeitam gyvenime sugebėjo susikoncentruoti, nepasidavė tai majai, tai iliuzijai, kad buvo šalia žmona, ten ar mama, ar ten dukra, verkė kažkas, o gal neverkė, nesukliudė, reiškia, mūsų ramiai palikom kūną kažkaip tai. Ir mes nesusipainiojom. Ta prasme, noro tokio nebuvo mums gailesčio ten, kad pamirštu, ten žmoną palieku, mamą, dar kur nors, ramiai išėjom. Su vyro sąmonė miriau, su vyro sąmonė atgimiau, gavau vyro kūną. Ir atvirkščiai yra vyrai, turbūt patys jaučiat, tokie, susitraukia, ką paprašysi, negausi, nežinau, bijau, užmiršau, pati padaryk, neįkalsiu, šitą nusidaušiu, tam nepanešiu, sunku. Bijau į lauką išeit vakare, šitai viskas. Aš ant vaiko nešauksiu, va pati šauk, aš iš vis nieko nenoriu, einu mieguoti. O toks balščiukas. Matot, tai reiškia labai paprasta atskirti. Tai vyras praeitam gyvenime mirdamas, palikdamas kūną, labai mylėjo savo žmoną, dar kur nors žmona gali ten tampę už rankos, nepalik, dar kur nors reiškia labai jaudinasi, taip mylėjo, tušt. Tai reiškia, tai yra moteris. Mirdama praeitam gyvenime, galvojo apie savo vyrą, labai mylėjo, moteris čia mylėjo savo vyrą, pergyveno ir viskas, tukšt, vyro kūno gavo, bet charakteris moteriškas, o vyras sėdi, bet viduje moteris. Minkšta, reiškia, netvirta, net būna kūnas, kad jis toksai nevyriškas. Arba atvirkščiai gali vyras ir didžiulis būti, bet charakteris moteriškas, jis iš jo nieko nepriprašysi. Bet matot, vedai sako, kokį kūną mes gavom, ar moters, ar vyro, tai viskas reikia užmiršti tą praeitą gyvenimą, tą savo charakterį ir realizuotis jau šiame gyvenime su to kūnu, kurį gavom. O jeigu aš esu vyras, turiu vykdyti vyro funkcijas. Vyro funkcijas plačiaja prasme. Būti vyru ne tik šiaip bendrai kaip kūnas, bet vyru ir šeimoje, tėvų būti pagaliau, gynėjų ten, tėvynės, ar dar kur nors. Turiu realizuotis kaip vyras. Negali pasakyti, kad, aš prisimenu, tada moterim buvau, aš čia dabar vyru nenoriu būti. Ne, jau viskas. Lytis, matot, viskas, kūno išvaizda, viskas reikia realizuotis kaip vyrų ir spręstas problemas. Tai vedai įvardina tobulo vyro, ką mes turėtumėm kaip vyrai, siekti šiame gyvenime, ką padaryti, kaip realizuoti save. Dėl ko iš vis reikia realizuotis, ką čia reikia šiam gyvenime veikti. Šiam gyvenime kiekvienas žmogus turi pažinti save. Pažinti save. O čia yra sudėtingiausias klausimas, mes turėtumėm iš mažumės tėvai mums turėtų tai aiškinti ir mes turėtume patys savo kelti gyvenimo eigoje. Tuo momentu, kai mes jau suprantam, kažkiek prašvisėjom, kažkiek pradedam susigaudyti,
Nu, kad aš nesu laimingas, kažko trūksta, viską turiu materialiai, bet kažko trūksta. Vat žmogus turi savo klausimą užduoti, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš čia gyvenu, ką aš čia veikiu, kaip čia yra dabar, kodėl tik žmonės serga vieni, kodėl kiti pykstasi, kodėl čia nervuoti, kodėl vieni turtingi, kiti neturtingi, kodėl ten kažkodėl aš kartais kenčiu, daug dirbu, nieko neišeina, nieko neturiu, kodėl taip yra, vat kas čia yra, kaip čia viskas gaunasi, kodėl tik problemų, nelaimių, karų, dar panos. Kaip čia susitvarkyti, kaip čia pasidaryti, kad aš turėčiau būti laimingas, kad aš laimingas. Nes laimė, sakoma, įdėta mumise jau yra. Tai va, tai sakom, kad tai kiekviena gyva būtybė turinti žmogaus kūną, kas yra žmonės, turėtų savo tą klausimą užduoti, ypač vyrai. Vyrų kūnas jau savaime yra gerai, nes vyrai mažiau prisiriša prie to gyvenimo. Vyras mažiau dėl visko kreipia dėmesio, jam mažiau reikia patogumo. Ta prasme, jis gali būti asketas, ta prasme. Lengviau įveikčiant gyvenime visas kliūtis. Moteris labai sentimentalios, jos už visko užsikabina, jums visko gaila, jūs prisiriša prie vaikų, prie savo rūbų, prie savo plaukų, prie dažų, prie vyrų, prie namų, prie indų, prie ko norit, prie batelių. Matot, prie savo kūno formų, ten akis tokia, plastienas toksai, čia mažai, čia daug, čia matot, operuojasi, čia įstato kažką, tai pastovi jums problemos. O vyrams paprasčiau. Vyrui paprasčiau eiti, ta prasme, į dvasingumą, kelti klausimą, įsivaduoti. Vadu sako, kad kiekvieno žmogaus uždavinys pažinti aukščiausiai ir įsivaduoti iš tų gimimo mirties ratų. Vedai aiškina, kad mes pastoviai sukomės tame rate, samsara vadinamas, gimdymo mirties rate. Mes kūną pastoviai paliekam, gaunam vis kitą. Priklausomai nuo to, ką mes savyje išvystom, kokius polinkius, kokius norus, kokie patampėm per gyvenimą. Va visi žmonėmis esame va čia susirinkę, bet ko mes būsime sekančiam gyvenimo, kokį kūną gausim, moters, šitai vyro, ar iš net ne žmogaus, priklauso nuo mūsų pačių. Vedu sako, kad šitoje visatoje yra 8.400.000 gyvybės formų, matot, kiek yra kūnų skirtingų. Va tiek galim pakliūti įvairius kūnus, įvairius, reiškia, tos namelius, mašinėlės. Čia yra mašinėlės, su jie važiuoja per gyvenimą. Į gyvenimo tikslą. O gyvenimo tikslas padėti laimingų išeiti į dvasinį pasaulį. Čia yra materialus pasaulis, jis neturi savo apvalkalus, sakykime, kaip šitas balionas, savo laukus, mums reikia gyvenimo pabaigoje, kai mus jau ten pašauks, paramušti ir išeiti, reiškia aukščiausiai dvasinį pasaulį, kur nebereikės gimti ir mirti. O čia gimsti, kai reikia gimti, žmonės irgi bijo. Skaičiau eilę paskaitų, jeigu jūs klausysit, yra internete, gal dar kažkur kada skaitysiu. Reiškia, kai reikia mums gimti, mes irgi bijom. Daugelis vaikų taip va, pas mamą vidų įsispiria, reiškia, nenori išeiti tą pasaulį. Parodas Tezario pjūri, viskas, reiškia, jis sako, sunkus gimdymas. Kiti, reiškia, užžudosi pas mamą, pasivinioja virkštelę, karėsi. Suprantat, kaip ten juos atgaivina dar kur jau jie nenori, žino, kad čia baisu. Reiškia, gimti čia, tai yra mirti ten, irgi baisu ateiti tą pasaulį. Reikia išeiti iš to pasaulio, irgi baisu. Labai baisu išeiti. Kasgi nebijo mirti, paklauskit, visiems baisu, net nežinai, kas ten laukia. Čia per televizorių parodo žemę, jau žinai maždaug visur kitur, bet taip pakėlė oro, ten reikia skristi kažkur, irgi žinai, galvoju, nukrisi, grįši, nežinai kokia šalis, nors to žemę jau pažįsti. O išeiti irgi yra baisu. Tai va, žmogus per savo gyvenimą turi išmokti numirti, suvokti. Tai va, vyro užduotis tapti tikrų vyrų, kai jis tampa tikrų vyrų, jis gali būti tvirtas, supras gyvenimo prasmę, esmę ir išvesti žmoną. Žmona, sako, vyro pagrindinė paskirtis gyvenimo pabaigoje išvesti žmoną į dvasinį pasaulį. Moteriai pačiai sunku, prie visko prisikabina, prie visko prisiriša, jie gaila palikti, visko gaila palikti. O vyrui paprasčiau, jis nuo visko, kaip sakant, atsižada lengviau tai pasiekti. Tai pirma tokia savybė vyro, tikro vyro, kuris nori tapti vyru, žmogus, kuris turi kūną, reiškia, kas jį daro tobulų, tą savybę. Tai pirmiausia, vyras turėtų gyventi ir elgtis pagal Dievo įstatymus. Tai yra pirmas, reiškia, toks dėsnis iš tų 64. Pirmas. Kad jūs žinotumėte, reiškia, gyventi ir elgtis pagal Dievo įstatymus. Tai kažkokia, reiškia, skambėtų likti šablonas, kur tie Dievo įstatymai, kurie surašyti, kur čia yra valstybės įstatymai, yra dar kažkas, sukurti Dievo įstatymai kokie. Bet manau, apie Dievo įstatymus skelbia visi šventraščiai. Visi, kaip ir pažiūrėtume, kokios yra konfesijos, žemė visi žmonės kiekvienoje valstybėje susiskirsti. Vieni, sakykime, eina, sako, čia mano religija, čia mano. Bet už viso to stovi vis tiek vienas Dievas, reikia suvokti. Jeigu gerai patyrinėti visus šventraščius, visur eina kalba apie tą patį. Visur.
Niekur jūs nerašit skirtumą, jeigu jūs išnagrinėsit, tai reiškia visas konfesijas, visas religijas esančias dabar žemėje, tai viskas tas pats veda prie to pačio Dievo, tik skirtingi keliukai, visų tas pats. Tai ką reiškia gyventi pagal Dievo įstatymus? Reiškia suprasti, kad Dievo įstatymai yra aukščiau viso ko. Tai reiškia net aukščiau valstybės įstatymai. Valstybės įstatymai kinta kasdieną, bet Dievo įstatymai yra amžini. Tai va, žmogus turi suvokti, kaip ir sakoma, reiškia, pagrindinis įstatymas, reiškia, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai žmogus gyventi pagal Dievo įstatymus, reiškia, turi suprasti, kad yra vienintelis Dievas, kad jam reikia paklust pasiti, kad eisiu pasigausiu tik laimę, pasijam, žinai, tik tai būsiu. Niekas man nesutiks kito kūno, kaip tik Dievas. Tai va, žmogus turėtų stengtis per gyvenimą susižinoti, kas tas yra Dievas, jį pažinti. Nes taip aklai tikėti, jeigu nesusigaudai, kas, kur, kaip, reiškia, esi nemokytas, neapšvistas. Žmogus turi skirti, ypač vyras turi skirti, reiškia, laiko pabandyti sužinoti, kur tas Dievas, kur jis gyvena, kuo jis vardu, kur jo namai, kur jo mašina, kur jo vaikai, ką jis ten daro, ką veikia, kiek jam metų, kaip jis apsirengęs. Kaip jis apsirengęs, jeigu žmogus skirtų, kiekvienas žmogus tam laiko, tam vietoj televizorių žiūrėti dar kur nors, jis per mėnesį išsiaiškintų. Patikėkit, per mėnesį jau būtų aišku, ar yra tas Dievas ar ne. Kur žmogų reikia išsiaiškinti. Šventraščius tiesiog pasiimti arba pasiklausti vieno kito mokyto žmogaus, jis parodė, pasakys, va čia pasiskaityk čia. Ir tas viskas ateis. Bus aišku, kad jo yra Dievas, kad vis dėlto mano jis bus galiausiai vienintelis globėjas. Reikia suvokti, jeigu vyras yra protingas, arba šiaip žmogus yra protingas, jis turi suprasti, kad jeigu net prisiriši prie šeimos, arba tų, sakykime, kažkokių daiktų, namų, dar kažkur, tai vis tiek reiks palikti. Net pas žmogų turi dirbti intelektas. Reiškia, pagal karmos reinkarnacijos dėsnį ir pagal Vedas mes jau gimėme čia arba kitose planetose jau milijonus kartų. Milijonus kartų mes jau turėjom daugybę tų, sakykime, gimimų. Vienokiam ar kitokiam kūne mes jau buvome. Ir visą reikia suvokti, kad mes irgi ten kažką mylėjom, turėjom vaikus, mes kažkieno vaikais buvom, turėjom tų turtų, dar kažką, bet visą laiką kažką prarandame. Tai gal net pagal logiką, tai ką mes dabar turime, irgi prarasime. Suprantat? Tai reikia būti žmogus, va, tas vyras, kuris siekia ir nori gyventi pagal Dievo įstatymus, turi suvokti, kad tai laikina. Kad nereikia taip įsikabinti. Taip, niekas nesako, reiškia, kad ten nieko nereikia, išmėti viską per langą, ne. Viską galima turėti, tik nereikia prisirišti. Ką reiškia neprisirišti? Ta prasme, nepastatyta daiktą aukščiau Dievo. Tas daiktas laikinas. Net jie sugriūna, žiūrėkit, mašina mums visam žiūrėjau netarnaus ten. Žinau, kiek 10-20 metų ištarnaus, mes keisim, pasensis, telefonai, žiūrėkit, pastoviai kinta. Prie nieko, ta prasme, nereikia prisirišti. Net nereikia prisirišti prie savo vaikų, prie savo žmonos, prie savo tėvų. Nes gali bet kuriam akimirką patraukti. Arba mane, arba juos. Taip tų žmonės reikia labai mylėti. Tiem žmonėms reikia labai tarnauti. Tie žmonės žino, kad nieko nėra brangiausnio už mane. Matau, kaip reikia susiderinti. Ir viską atiduoti tam žmogui, bet ir neprisirišti. Va kaip yra. Kad mums paskutinė gyvenimo akimirką nereikėtų, sakykim, graužtis, bijoti, drebėti, gailėti, šaukti, verkti, kad čia aš nenoriu. Niekas mūsų neklaus, mūsų paims taip išsvies. Ir ten, ištems. Elgtis pagal Dievo įstatymus, tai reiškia mylėti kiekvieną gyvą būtybę kaip patys save. Kiekvieną gyvą būtybę, taip kaip Kristus sakė. Myli kiekvieną žmogų kaip pat save. Įsivaizduojat, kaip reikia pamilti. Kiekvieną tikras vyras turi mylėti visus. Visus, ta prasme. Kas bebūtų, ne tik žmogų reiškia, bet ir kiekvieną augalą, kiekvieną gyvą būtybę, tai šuo ar katė, dar kažkur tai. Pas mus nerasi taip kaip rytuose, sakykim, gatvėje gudinčio, sakykim, šuns, ten katės, dar kur visi slepiasi, visi bijo. Prie paukščio neprieisi. Jeigu rytus nuvažiuosit, pamatysit, kad gatvėse guli šunys ir katės, ir karvės, kas tik norit. Žmogių, ant tiek reiškia, ten tie gyvūnai jaučiasi saugus, kad niekas nebijo atsigulti ant šaligatvio, dar kur saugumo jausmas, reiškia, niekas nepalys, niekas nepaspirs. Pas mus, žiūrėkit, eini už 10 metrų, ten bėga, kad tie šuo, arba šiaip puolamus. Ten juk šuo neužpuls žmogaus, visus duojat, kam teko rytuose būti. Nepuls, nei šuo, nei kas, va, jie guli valiojasi. Tai ką reiškia, jaučiasi saugus. Reiškia, žmogus turi žiūrėti kiekvieną gyvą būtybę, va, vyras, kaip į savo jaunesniosius brolius seseris. Tokios pat gyvos būtybės, ten irgi yra siela. Tik ta siela durna. Buvo žmogumi kažkada, reiškia, degradavo. Nes degraduot lengva. Jeigu mes nukrypstam ir netaip vystumės per gyvenimą, mes gaunam visai kitą kūną,
pagal tos polinkius, ką mes išvystome. Faktai yra. Tai čia yra, vadinasi, elgtis pagal Dievo įstatymus. O pirma savybė – gyventi ir elgtis pagal Dievo įstatymus. Tų įstatymų yra daug. Įstatymų yra begalybė, mes visų neišnagrinėsim, reiškia, nes tai labai platu. Galima paimti kiekvieną žodį ir nagrinėti. Labai platu. Kol kas, tiek sakykime. Antra savybė, iš kurios išeina labai daug, pagal ką aš pabandysiu atskleisti, tai tikras vyras turi siekti ir norėti gauti tikrą žinojimą. Tokias žinojimo savybės. Tikras vyras turi pastoviai norėti sužinoti, kaip viskas yra čia tikra. Ką jis turi, reiškia, kokias savybės pas save įgyvendinti tikras vyras. Pas tikrą vyrą turi atsirasti kuklumas. Daugybė pasižiūrėkit žmonių labai nori pasirodyti, ne? Kaip žmonės nori pasirodyti? Daugas gražius rūbus, vieni žiedus ten prisikarsto, kiti labai įsituturuoja, dabar jo mada matė turbūt, ne? Ten kojas, bet kur kartais. Paskui kažkokie 10 metų jie galbūt gailėsis, reiškia, norės išimti dar kur nors, nes tatuiruotės kaip taisyklė žmogus sensta, oda glemba ten išplaukia arba išblunka ir nebegražu. Tuo metu, reiškia, banga pakliuvo, žmogus nori pasireikšti, kad jie atkreiptų dėmesį. Kitas, matot, su kitu susitiksit vyras, net su vyru, kitas neleis jums net burnos praverti, jis girsis kažkas, sakys, aš tą turiu, tą einam, parodau, dar kažkur, va, aš tą, tu ką turi nieko, matai durnas, to aš turiu, va, dar kažkaip. Va taip va, ego didžiulis reiškia, kad mane va šlovintų, garbintų, kad aš toks kietas. Kitis matas pacielė dar sportuoja, kad dar kažkokiais specialiai labiau pasitikėtų. Įvairiai. Kitas atvirkščiai labai daug gersanais, tas kaip ir gersais, tam nurodysis vaidensis, ta prasme. Kuklumo, tai tikras vyras yra kuklus. Jis nesigeria, kad ten turi, ar gavo, ar dar kažką turės. Tikras vyras, ką turi, toks, tuo jis patenkintas. Jam nereikia rodytis, ta prasme, afišuotis, kad jį kažkas pagirtų. Tas žmogus, kuris rodosi, tai reiškia didžiulis egoizmas, ego. Kad va pastebėkit, mane pagirkit, man kažką pasakyti, man taip malonu. Gauna tuo metu kaip ir dozę narkotiko. Jeigu jūs atkreipė dėmesį, kiti, o, čia jūs jo, gera mašina, ten dar kažkas. Jis kažkas, o tai pučiasi, matot, orai gauna, energetiškai toksai, pučiasi. Ir paskui karais, pasižiūrėkit, būna paprasti žmonės ir vyrai, kažką gyvenime pasiekė, prie jo neprieis, ar ne? Jis pasipūdė savo, kaip jis vaikšto, toksai, ne? Viskas, o energetinis jos sluoksnis, jis žiūri į kitus iš aukšto, kad jūs tokie, žinot, čia va. Pasipūst galima dėl visko, pasipūst galima dėl žinių, matot. Galiu kažką, va, aš specializuojusi, jau kažką išmoksiu, aš galiu susėstis, tokius jau vyras irgi susirinko, nieko nežinot. Tai kokie jūs, ir kaip su jumis moteris gyvena. Matot, galiu taip pūstis, matot, iš visokios galiu būti turtingas, atsisėsti, čia žydai, va, taip jūs susidėsit, jūs rankas neslėpsit, žinot, nes čia žydai tokie akmenys, jie veiks, psichologiškai veiks, yra va tokių. Rytuose mėgsta, tarp kitko, daug žydų prisiveria, daug tenais. Ir vaikšto taip kiti, va, žinot, automatiškai čia spinduliuoja energija išeina, ir tu toksai, nori, va, taip rankas jau slėpi, nes tu neturi toks jau, žinot, automatiškai tai užgužia, matot, ta energija išeina iš išorė, tave nori užvaldyti. Tų pasipūtimų gali visur būti, bet kokioj srity, matot. Kaip visi kiti vyrai pasipučia, žiūrėkit, būna gydytojai, dar kur nors tokie sėdi. Paprastas policininkas gali sustabdyti, ramiai ateis, toksai, ne va, ateis, labą dieną, ne. Jau tu, toks susileidi, matot kaip, va, kuklumo nėra, matot, jis net pareigą turėtų vykti, ramiai prieiti, negazdinti to žmogaus, kuris sėdi, bet tai egoizmas, reiškia, jis turi savo pareigas, darbą, jis jau gazina, jo tokia energija išeina. Tai va, tikras vyras neturi puikuotis tai, ką turi. Yra stambus ten, galima sportuoti, niekas nesako, gali tokie būti, bet čia, žinot, čia specialiai prasipjauna, čia dar kažkas, kad viskas išvirstų, taip eina. Taip. Kiti, sakau, kiti agresyvus būna, ar ne, kiti pagal pareigas nori aukščiau atrodyti. Tai tikras vyras visada bus kuklus. Toliau, tobulas vyras. Reiškia, tobulas vyras bus taikingas, taikus. Tai ką reiškia, jis nebus agresyvus. Bet jeigu jis bus stiprus, bus karate meistras, ten nežinau, kokių imtynių, dar kur nors, jis nerodys ten savas, nuoteiką dar kažkur, žinau, kas norit su manim pasimušti, matot, kaip būna. Matot, kai vyrai kartais pameta protą, biškį išgeria, ar ne, viskas, teik savo. Arba mato, čia draugų žino, kad apgins jeigu kas, ir užsikabinėja ten, eina kažkas, ar moteris net su vyru užkabinėja ten, mato, kad vyras ten vienas, arba silpnesnis, ir užkabinėja ten moterį, galvoja, tu ką teik, tu čia, va, aš tau suduosiu, mato, tik agresija. Tai tikras vyras
turi būti taikus. Taikus visom prasmėm, reiškia. Taikus prieš bet kokią kitą gyvą būtybę, savo šeimoje taikus. Taikus vyras, reiškia, niekada nemuš savo vaiko. Vyras, ta prasme, nemuš savo sūnaus. Jau labiau savo mergaitės, dukros vyrai iš vis negali paliesti. Reiškia, dukros neturi teisės. Sakykime, su dukra, jeigu taip jau žiūrėti pagal vedas, tai pagal psichologiją, turi su mergaitė bendrauti, nurodymus duoti, ten ką reikia mama. Nes mergaitės iš vis vyras žaloja psichiką, o kaip pas mus būna. Priešėjai vyrai, net tėvai, kai ateina pas mane konsultaciją, sakykime, būsios mergaitės arba moteris arba panelės, tai va, vyrai dažnai mušė jas, tad prasme tėvai. Mušė, šaukė dar kažkus, arba tai laiko nevykusiai, tipo, tu nesimokai, tu blogai mokaisi, ten dar kažką nepasieksi gyvenime, nieko negalėsi. Tai vaiką psichologiškai žaloja, ypač mergaitė. Reiškia, tų vyrų paskui bijo, kaip jinai tą vyrą, kaip jinai atskirs. Jie jau protas aptemęs, suprant, iš baimės. Tai va, vyro taikingumas reiškia, kad jis neišreiškia agresijos. Agresijos mintimis prieš nieką nenusiteikia, agresijos žodžiu, ta prasme jis nesikeikia, taikus, neapšaukia nieko ir taikus veiksmai savo. Jis kaip tik atvirkščiai stengsis apginti, jeigu kažkam bus blogai. Tai čia yra taikus vyras. Taikus reiškia vyras nenorės prieš nieką naudoti prievartos. Kita savybė, kaip tik eina į tą, tobulas vyras atsisako nuo prievartos. Ką reiškia tobulas vyras atsisako nuo prievartos? Labai paprastai. Tobulas vyras nesmedžioti, kad ten nušauti šerną, stirną arba kažkokį zuikį. Ką tai duos? Tai tobulas vyras atsakys nuo prievartos nežvejoti, supras, kad ten yra kita gyva būtybė. Kad ta žuvis, kurią pagavus, irgi kenčia, kad ten irgi tokia pat siela. Žmonės nesupranta, kad šitą materialiam pasaulį taip jis padarytas, kad mes esame vieni kitiems maistas, kad mūsų vieni kitus mes vienas kitą medžiojam. Žiūrėk, pažiūrėkite, visi maitinasi šiam pasaulį vieni kitų kūnais. Pamastykit, vieni kitų kūnais. Ši karvė valgo, sakykime, žolę, o karvė suvalgo irgi. Žmogus dažniausiai, arba ten koks zoologijos sode, reiškia vilkas. Vilka irgi kažkas suvalgo. Štai pagaliau, kai jis nustempa į kirminai, suvalgo. Ir taip čia pačiam pasaulyje vieni kitų mes esam maistas. Pažiūrėkit. Bet tobulam vyrui, jeigu tobulas vyras, jis supras, kad jis gali pragyventi dorybingai, jau reiškia, be prievartos. Be prievartos. Jis nieko, sakykime, nežudys. Nes vienas iš Dievo įsakymų yra nežudyk. Tik šiam kalė amžiui, kaip mes degradavom, tą nežudyk, interpretavo, kad nežudyk žmogaus. Visi tie, kurie negali laikytis, reiškia, aukščiau, tobuliau to dėsnio, sako, kad nežudyk, tik nežudyk žmogaus. Tai palaukit, o kaip, jeigu nužudai karvę tenais arba tą jautį, tai kas čia nežudymas, kas čia? Nesako, papjovimas. Pasipjovim, suvalgyt maistą, pasipjovim. Tai gerai, kaip, tai aš kartais sakau, naikit į skerdyklą, pasižiūrėkit, kaip tas gyvūnas šaukia ten, jam skaudu, jis pardos, jis verkia, jis jaučia, jeigu pasižiūrėtumėt skerdyklas, reiškia, kai varo gyvulius, jie jau jaučia tą mirtį, reiškia, tek ašaros, baubė, jie pasimeta, kiti pasimeta, taip kaip žmonės. Jeigu matėt prieš 60 metų filmuotus vaizdus, kaip šitie, reiškia, vokiečiai hitlerininkai varė žydus į konclagerius, į dujų kameras arba kitur šaudyti tigriojus, visi irgi jau taip jau nulankiai, reiškia, visiškai palaužta dvasia, nulankiai jau taip va. Pas juos nieko nebebuvo, nei matot, nei priešintis, nei pulti, nei viskas nulankiai, eina mirti. Taip ir gyvūrus, kai vara eina mirti, reiškia, kiti bando ten kautis, šaukti dar kai jau tų vietų, bet iš pradžių eina nulankiai, jaučia tą visą energiją, kokia ten yra baisiausia, tam pragaras sukurtas. Tai va, mes kai nematom, atrodo normalu, ta mėsa padėta, galim valgyti dar kur nors. Bet jeigu nors kiek prasivalai, negali praeiti pro maksimą dar kur nors, reiškia, ten dvokia. Per 10 metrų eini dvokia visas ten, nes ten jau yra nešvaru, sakykime, tas kvapas išeina. O ten jau išmėkos dvasios maitinasi tą energiją, mes tik nematom. Ir kai nužudoma kita gyva būtybė, ta energija žudimo to žmogaus sąmonė, to gyvulio sąmonė, kadangi jam baugu, pereina tą mėsą. Ta baimės, reiškia, pykčio energija, kad mane žudo. Ir paskui aš tą pačią mėsą suvalgau, reiškia, aš pats pyksiu, pats būsiu išsigandęs, pats bijosiu. Taip dėja yra. Tai tobulas vyras atsisako nuo prievartos. Pas tobulą vyrą turi būti kantrybė. Matot. Kantrybė yra labai geras bruožas, šiaip pas kiekvieną žmogų. Nes mes visur nekantros. Vyras kartais net ir netobulas, o šiaip paprastas vyras negali palaukti te,
o žmona ten papus prie veidrodžio, pasidažys, ne? Greičiau, sako, pavėluosim, nespėsim, važiuojam dar kažkur, kiek ten gali maliavotis, tipo, žinot, jeigu moteris kažkur dažosi, tai būna. Paklauskit kitų moterų, reiškia, jūsų vyrai kitokie, arba jūs gal kitokius, bet vyrai va skubina, greičiau, kantrybės nėra. Jau labiau, jeigu moteris prašo vyrą nueiti į parduotuvę, palydėti prekybos centrą, dar kažkur vyras, nu kur ten tu eisi, ten 10 minučių aš tau skirsiu. Jei į vieną skyrių, bėkim jau. Moteriai norisi praeiti visą Akropolį ir pirmą ir antrą aukštą. Ten tų skyrių daug, kokį 40 gali būti. Ne tik kažkokios, tik jaunam į skyrių jais tą parduotuvę, taigi norisi pasimatuoti dar kur nors. Reiškia, moteris kantresnė, pas vyrą visiškai nėra kantrybės. Vyrų rankos nutysta, kaip sakant, iki kelius, viskas ten dūsta, virsta, iš kojų, va. Sako, iš jų viskas dūsta, nebėra jėgų, matot, kaip išeina visa energija. Reiškia, kantrybės nėra, kad moterį palydėti. Ir šiaip kantrybės nieko reiškia nėra. Palaukti, sulaukti, suprasti, kad iš karto nieko nepaimsi. Dažniausiai jauni žmonės nekantrus, skuba, visur bėga. Nori iš karto viską gauti, rezultatų. O iš karto nieko nepadarysi. Čia visas gyvenimas yra, kaip sakant, mokykla. Ir gyvenimo pabaigoje mes iš esmės viską jau turėsim. Arba viską gali iš karto turėti, jeigu tau nereikia visko. O kai tu nori viską paimti, iš karto visko negausi. Reikės eiti, vargti, klupti, turėti. Tai tikras vyras turi mokytis kantrybės. Palaukti, jeigu kažko reikia, neskubėti. Reiškia, sulaukti visko, kas ateis, sakykim, derlius, va tas dvasinis derlius ateis į gyvenimo pabaigoje. Iš karto mes nepasiimsim. Nedvasinė praktika, kai daugybė žmonių ateina, jos sako, aš noriu dvasingumo keliu eiti, duokit, ką čia daryti, ką čia. Jis galvoja jau šiandien, va pasiimti ant džiapą, rožančių sukalbės ir viskas. Ir jis kris į tą dvasinį pasaulį. Taip paprasta atrodo. Arba fanatikuoja, suprantat, iš karto prieina namuose, sako mamai, nes mėsos, tą nedaryk, kelkis ten prieš 5, ten dar visi jūs, va, durniai nemoka, aš jau žinau, nes vakar sužinojau. Vakar jau sužinojau, reiškia, va, ir dabar turit pasikeisti greitai. Greit pasikeiskit, nes aš jau pasikeičiau. Aš jau sužinojau. Nes jau jūs, va, tokie neprotingi durniai, o aš jau sužinojau. Aš vieną kartą jau valgiau vegetarinio maisto. Va, kaip, matot, čia visas gyvenimas gali būti, net tas lemia, net, suprantat? Kitas žmogus gali būti, ką nori ten jis daryti, bet jis viduje geresnis. Tai vat nereikia fanatikams būti, reikia kantrybės viskam, iš vis nieko nereikia žmogyti. Vyras neturi mokyti nei šeimoje, nei kam kažkam aiškinti. Jis turi savo pavyzdžių daryti, savo pavyzdžių. Jeigu vyras, sakykim, turi žmoną, kuri nesupratinga, tai dažnai būna, kartais ateina į paskaitas, ateina žmonės, taip moteris dažniausiai nešviečiasi, bet ateina ir vyrai, kaip ir jūs ateinat. Ir jis sako, nu, su žmona problemos, jinai, reiškia, nieko nesidomi, nieko nenori, su draugėm pabėga. Ta prasme, va, aš neinu su draugais, man šeima, aš jau viskas atmečiau draugus, ta prasme, taip nuvažiam, bet aš norėčiau, kad ir žmona būtų kartu, bet jinai sako, va, su draugėm nulėkė. Sakau, draugis, ištekėjusius, nesako, neištekėjusius. Tai yra blogai, tos neištekėjusius nežino jų situacijos. Jums tai kas, tai čia lekiam kažkur, ten va. O ten vyrui jau viskas rankos yra, jam blogai, jis pergyvena, ką daryti, kaip elgtis. Ir va, vyras turi savo pavyzdžių, tarnaudamas žmonai, reiškia išmokti kantrybės ir sulaukti tų, kol jinai pasikeis, jeigu jisai yra tvirtas vyras. Toliau, paprastumas. Žmogus turi būti paprastas. Reikia suvokti, ką aš gyvenime turiu, tai yra jau daug. Iš esmės aš jau, kad esu šiam gyvenime, yra daug. Suvokti, kad aš jau esu, jau yra daug, aš gimiau, aš turiu kūną. Daugybė reikia suvokti dievų būtybių, sielų negali realizuoti, šią ateiti tą žemę, nėra vietos, ta prasme, jų karma yra prastesnė, jie nori ateiti, jos išmeta. Kaip išmeta? Žiūrėkit, jeigu mes lytinių aktų metu yra apsaugos priemonės, tai jau gyva būtybė negali patekti. Mes sukuriame energetinį sūkurį, reiškia, jeigu žinotumėt, ir nori siela ateiti, reiškia, kitas žmogus ateiti, jis jau pasiruošęs, ir pas mus atlėkė, bum, kaip balionai ir išlėkė, atlėkė vėlį kamalį, bum, išlėkė, matot. Reiškia, negali patekti pas mus, kūnų negauna. Kiekvieną dieną, sakykime, milijardai tų lytinius aktų būna, bet kiek žmonių tai gimsta, kiek siūlo dieną labai nedaug. Reiškia, nors šiaip tas rautas įsikūnimo ir išėjimo yra pastovus didelis. Reiškia, kiekvieną dieną turbūt gimsta kokie 300-400 turbūt tūkstančių žmonių ir tiek pat išeina. Pastoviai turbūt. Visas Kaunas, sakykime, nusileidžia ir išeina. Taip funkcionuoja. Sielų, įsivaizduojat kokia kaita. Vien žmogaus kūnas jau kitose. O tokie srautai, vieni išeina, kiti ateina. O kas paprastumas reiškia, o kiek paskui, sakykime, dar nužudoma tų gyvų būtybių, abortai.
išvalymai, kaip žmonės savo, viskas. Tai daugybė. Tai vyras turi siekti paprastumo. Paprastas viskame. Nu, to prasme nevaidinti. Kai žmogų puošia paprastumas tame, kad prie jo gali, kas be prieitų paklausti, jis atsakys. Ten nevaidins, nepasipūs, dar ko nors reiškia. Jis su bet kuo gali bendrauti. Paprastą žmogų gerbė visi ir myli visi, nes jis, nu, paprašys jisai padės, paprašys patars, paprašys palauks. Viskas. Ir papačiam žmogui, kai žinai, kad tas paprastas gali prieiti, nu, nuoširdžiai pasikalbėti, negu jis ten toks jau sudaręs, pasipūtęsgi paprastumas puošia. Tai va, vyras turi būti paprastas. Kita savybė. Dvasinio mokytojo pasirinkimas. Reiškia, per amžius buvo tokia nuostata, kad pačiam žmogui sunku susitvarkyti savo gyvenimą. Ir jeigu mes realiai pasižiūrėtume, mes pastoviai turim kažkas, to žmonės, kurie mus moko. Mes gimstam, žiūrėkit, mūsų tėvai moko. Mes galim priimti autoritetą, nepriimti, bet tie mus moko. Mama, sakykim, žinda mus piniku, tėvas irgi kažką patarė. Ir taip, kol mes užaugam, dar mums beaugant, mokyklose moko, mūsų mokytojai. Nėra tokio, reiškia, žmogaus, kurio kažkas nemokytų. Mes galim sakyti, tai nemokytojas, dar kažkas, bet tik kažkas mokė. Tai va, tai čia yra pirminiai, reiškia, tokie mūsų paprasti mokytojai, bet jie moko tokių gyvenimo dalykų, be kurių mes neapsėsim. Tėvas moko, reiškia, savo pavyzdžių, kaip sūnus turi su mama elgtis, ten mokytojai moko mokyklose kažkokių tokių dalykų, kurie mums pravers gyvenime, bet nei vienas tas žmogus iš esmės, kuris mus moko, nemoko dvasinių dalykų, kaip išeiti iš to materialaus pasaulio. Dvasinis mokytojas reikalingas tam, kadangi jis moko dvasinių dalykų. Tėvas kaip taisyklė tokių nemoko. Mokykla irgi nemoko. Viskas, kas mokoma, kaip įsitvirtinti materialiam pasauliu. Kaip man iš esmės nebūti laimingu. Kaip uždirbti, kaip kovoti, kaip apsiginti, kaip kažką turėti. Matot, ką moko. Bet žmogui to maža. Ką mes beturėtumėm gyvenimo pabaigoje, tai taip ir taip turėsim. Ar ten sieksim, ar nesieksim. Gyvenimo pabaigoje kaip tik reikės atsisakyti. Nes su savimi nepasiimsi, su vežimu neišvažiuosi su tų turtų. Net kūną palieka, matot. Palieka kūnas, išeina siela. Tai mums kiekvienam žmogui reikalingas dvasinis mokytojas, kuris, matot, moko dvasinių dalykų ir jis atsako, prisima atsakomybę išvesti mane iš šito materialaus pasaulio dvasinį. Va dvasinio mokytojo pagrindinė funkcija nurodyti kiekvienam vyrui, kaip išskristi iš šito gyvenimo ten į dvasinį pasaulį, kad daugiau čia nebereiktų grįžti. Tai dvasinis mokytojas imasi tos atsakomybės. Sakoma, dvasinis mokytojas ateina tiek į šitą materialų pasaulį, tol, kol išeina paskutinis jo mokinys. Kol jis išveda iš šito materialaus pasaulio, jis irgi gimsta, prisima tokią atsakomybę, tiek, kol, reiškia, išveda visus savo mokinius. Iš šito materialaus pasaulio į dvasinį pasaulį. Tokia reiškia didi siela, Mahatma vadinasi. Maha, tai didi Atma siela, tai reiškia didi siela Mahatma. Jis prisima atsakomybę gimti vėl, vargti, duotis tam materialiam pasauliu, nes kiekvieną kartą, kai atgimsti, sąlygos čia keičiasi. Atgimsi buvo feudalizmo kažkoks laikotarpis, bet visą laiką buvo dvasinių mokytojų, visą laiką. Per amžius tai egzistuoja sistema ta, parampara vadinasi. Dvasinis mokytojas turi savo dvasinį mokytoją, jis turi savo, ir taip vadinama iki Dievo. Tai vadinasi parampara, mokinių seka. Tai va reiškia, kas kartais dvasinis mokytojas irgi savotiškai kenčia, nežinai, kur kokioje šeimoje gimsi, kaip, kas turi atsibūsti, atrasti save, nepaklysti, neužsimiršti, atgaminti tas žinias ir vėl susirasti tos mokinius, kurios tu vedėjai praeitą gyvenimą ir vėl vesti toliau. Matot, kaip sudėtinga. Va, tai yra tokios sielos, kurios imasi atsakomybės ir veda tos savo, sakykime, mokinius gyvenimas iš gyvenimo į amžinybę. Tai mes be dvasinių mokytojų savarankiškai negalime įsivaduoti. Per daug ilgas kelias, mes turėsim daug milijonų kartų dar gimti. Kai rendi dvasinį mokytojas turbėja žinių kelias, man nebereikia kažkiek, reiškia, kalti, savarankiškai ieškoti, va čia yra kelias, nereikia čia lakstyti. Jeigu reikia man čia atvažiuoti, aš ir lakstau aplinkui, reiškia, kaip čia atvažiuoti, va į tą Ganešą. Bet yra dvasinis mokytojas prie jo prieini, jis sako, jis čia Ganeša, kaip pavyzdys, va čia į paskaitą. Suprantat? Nes jam irgi nebereikia tiek kažko ieškoti, nes jis prieėjęs prie savo dvasinio mokytojos, trumpėja kelias. Aš taip mokyčiausi, skaityčiau, lakstyčiau kažkur, bet prieini prie dvasinio mokytojo, jau tau sutrumpėja 30 metų koks atstumas, ką aš turėčiau savarankiškai. O kadangi jis buvo prie savo mokytojo prieėjęs, tai sumažėjo 60 metų atstumas. O kadangi jau mokytojas prie savo mokytojo, ir taip iki Dievo, reiškia, o taip Dievas pritraukiamas prie pat. Va, pritraukiamas viskas. Gal iškart žinias, ryšį su Dievu. Matot kaip?
O savarankiškai gali lakstyti čia pilna. Iš ko dar kur nors pasiklysi. Tik yra informacijos žinojimo, kad gyvenimo neužteks. Dabar visas žinias paleido į pasaulį, matot, viskas atsivėrė, taip uždanga. Hop, pakilo ir srauta žinių, vupt. Tiek visko, kas buvo paslėpta atvira. Dabar, kas buvo anksčiau paslėptis, va nesuprasti, ar čia tikra, netikra. Taip susimaišė, viską atidavė, visas paslėptis atskleidė, įsivaizduoja dabar, šiais laikais. O 21 amžius, visus uždangus nuimtos, taip kaip žoldas, tukštum traukė. Ir čia viskas pasirodė, visas. Ir šis pasaulis anapusinis, visus sitkiai, visi keliai, kaip matyti, kaip aiškiaregiai būti, kaip išeiti iš dvasinio pasaulio, kas mirtis, kur šmėklos, kur turtai paslėpi, kas tik norit, viską atidengė, matot. Ir žmogus nebežino, čia tas nesąmonė, viskas, kadangi nuėmė uždangas. Ir viskas, matot. Jeigu po tiek atvertų, tai visi darai, to dabar, kai nuėmė uždangas, ir tu nebežinai, kur čia tikra, netikra, ir visi aiškina. Ir siaubas, nebežinai, geriau nieko nedarysiu. Matot, kaip tampa. Bet tu pasižiūrėkit. Pilni reiškia, pilnas internetas, pilna knygų kiek prileido. Skyriai ten po 2-3 knyginė rasit, kur dvasinės literatūros, mokytojų pilnų, fotografijų, kas tik nevažiuoja, visokios paskaitos, viskas, matot. Ir nebežinai, ar pastatė, kur čia tikra, kur netikra, matot. Visi šaukia. Ateik čia, reiškia, viskas čia gerai, aš tave nuvesiu dar kur nors. Ir viskas, ojej, nebežinau, geriau nieko nedarysiu. Matot kaip? Tai va, jeigu randi tikrą dvasinio mokytojo, dvasinis mokytojas sako, visada laukia mokinio, visada pasiruošęs. Sako, kai mokinys pasiruošęs, tai dvasinis mokytojas jau senai pasiruošęs. Ir jis veda jį. Tai va tikras vyras turės dvasinį mokytoją, tada jam lengviau eit per gyvenimą. Šeimoje vyras visada turi žmonai būti dvasinį mokytoją. Žmona visada turi vyrų mokytoją. Vyras turi būti dievas. Tokie santykiai turi būti dievas. Jeigu vyras dievas, vyras supranta, kad jis dievas prieš žmoną, bet jis tarnas prieš mokytoją. O mokytojas jau supranta, kad jis tarnas prieš savo mokytoją. Ir taip, aiškiai, visi veda. O moteriai, ta prasme, moteris turi būti savo vaikams dievas. Vaikai turi ateit mamytę, ką daryti, ką padėti tau, ką pasakysi. Nurodymus mama turi duoti vaikams, kai jis sulaukia 5 metų. Iki 5 metų turi vaikas, sakoma, karalius. Karalius. Jeigu moteris karalienė, šeimai reiškia vyras ją žiūri kaip karalienė, viskai daro, gerbė, gėlytės. Niekada, sakykime, nesibar meilė absoliuti. Ir jinai vyrai irgi žiūri kaip karalių, reiškia vaikas irgi karalius. Jūs jaučiu tokią meilę, viskas nuo 5 metų vaiką pradėjo auklėti. tą padaryk tą ir vaikas klauso. Nes taip reikia, nes mama klauso tėtės, o tėtė klausė tam kažko aukščiau. O taip, čia ir tobulas vyras. Toliau. Švarumas. Kita vyro savybė. Švarumas. Švarumas tai nereiškia vien fizinio kūno švarumas. Normalus žmogus, ne tik vyras, bet ir moteris, kiekvieną dieną turėtų minimum 2 kartus nuplauti šitą fizinį kūną, nusimaudyti tą prasme. Pirmiausia ryte, nes atsibundam, reiškia, mūsų užėmusius miego dvasios, ta prasme, tempia vėl į lovą. Sako, nu, biškai pasnaus, mes tokie, vaikščiom, lunatikai. Tokie, matot, blaivumo nėra, protas aptemės, viskas pasnaus, ten nesusikalbėsi, nervina viskas, reikia darbą, žmona ten kažką užė, eik ten, va, kažko nori kabinasi, ne, nervina viskas, tai turim palysti po vandeniu. Eini prie vandenį, žinot, tai paspaudį, nusimaudai viskas, va, o, atsibundi. Gyvas esu pasirodo, vyras, matot? Tai numetė tai, kas buvo per naktį užlipę. Ir vyras yra blaivus, gali pradėti gyventi. Ir vakare, vyras pareina iš darbo, kiekvienas vyras turi ne prieš miegą maudytis, o parėjęs iš darbo. Tu prasme grįžta 18 val. 20 val. Ir nevalgyt, o į dušą. Hop, nusimaudo. Dėl ko dušas? Dažnai žmonės, aš gal neaiškinu, dėl ko dušas. Jeigu mes būlame šiaip įvonę, murzinėti, gaunasi kiauliukai tokie. Žinot, purvojame viskas ir tus papurus valiojamės. Nu, aišku, tą vandenį nusileidom, nes įvonių pagulį kokią pusę valandos pradeda viskas liuptis, ne, tam. Tai tokie makaronai. Ir mes ten duodamės. Tai reiškia, sultos gaunasi. Kitus žmonės įkišė, kiti žmonės į tam po mėnesį, po 2 nesimaudo. Aš jūs nekalbu, aš tokių turiu pacientai, kad ateina, nežinau, kas vanduo kartais. Arba ateina kokia moteris, sako, mano vyras jau 2 mėnesius nesimaudė. Sakau, tai tegu maudosi. Nu tai va, jis gyveno su kita, matyt, nepriprato. Tai vykit, sako, lauko, kad jis geras lovoje. Tai kaip sakau, jūs nesimaudot, o taip ir miegame. Matot, paršiukai. Suprantate? O tai, čia žmogus, čia paršiukas, nu. Nu tai nesupras, ar vandenį taupo, matot, ar iš vis tų, nu, prigimtis tokia. Murzius, kaip sakė, nežinai, o taip, o tokių yra pirma. Čia nenaujiena. Tai 2 kartus vyras pareina vakare iš darbo, nusimaudo ir eina valgyti. Ir jis tada atsibunda, supranta, kad čia reiškia grįžų šeimą, atsijungia nuo darbo. Nes žmogus, kai nusiplauna tą, pareis iš darbo, numeta
vyras numeta seną energiją, kurią prasinešė pykčio, kompanijos, firmos, ten reikalai, dar kur nors, jis atsijungia. Mes tokiu metu, kai su kiekvienu nusimaudimu atsijungiam, numetam tą, reiškia, seną energiją ir švarus patampam. Ir supranti, kad esi namuose, kad turi žmoną, vaikus, va tobulas vyras. Tobulas vyras šiaip, jeigu dar toliau, matot, mes kalbam apie tobulumą, koks žmogus turėtų būti švarus, tobulas vyras turėtų po kiekvieno pasidėjimo tualete maudytis. Išėvi moteris turėtų. Jeigu tualetą neina purkšti, reiškia, reikia maudytis. Nes jeigu nesimaudome, mus apsprinta šmėklos dvasios. Automatiškai, jeigu nesimaudome. Tai, kas vakarų pasaulyje civilizacijoje atėjo, tai tualetiniai popieriai, tai šitie yra, reiškia, aš savėdą išsiplioju, nuo galvos iki kojų iš esmės. Nes aš nenusimaudau. Todėl rytuose net oficialiai, kiekvienoj stoty, autobusų, traukinių, lėktuvų, reiškia, aeroporto rasite arba laistovėlį, arba šlangutę, reiškia, išeinančią, kur gali nusiplauti apatinį galą. Suprant, pas mus nėra, nei popierius nėra, kur žmonės su pirštais išsiplioja sienas, pažiūrėkit, Lietuvoj dar mus dėjai tualetą, matot, kaip viską. Baisu, įsivaizduoja, kas ten darosi. Ten neotiniai, jau tom tualete, tai prarys. Reiškia, žiūri, ten išpaišyti, nu dabar mažiau, aišku, civilizacijų, bet pažiūrėkit, kas buvo prieš 15 metų, tarybiniais laikais. Su pirštais valydavosi, senas iš tabliuotos, atsimenat gal kas? Tai būdavo dėja. Tai su mano kaip šankštu, va, taip ir tokie, taip mes gyvenam. Tai normalus žmogus, po tualetų vyras normalus, turi po tualetų, jeigu eina atsisėda, reiškia nusimaudyti. Šiaip iš viso, jeigu žmogus yra sveikas, jis vieną kartą eina į tualetą. Vieną kartą. Tai pasidėti ant puodukų. Jeigu 2 kartus eina, jau tam blogai. Su jo pasireiškinimu, jeigu 3 kartus, jis jau gyvulys savo. Jau nebe žmogus. Taip ir veda aš. Jeigu 3 kartus aš einu ant puoduko pasidėti per dieną, aš jau gyvuliukas. Reiškia, nebe žmogus. Nes įsivaizduokit, kiek aš ten virškinu, aš tik prisivalgiau, tai prisirijau, viskas krenta, blum, paskui blum. O jo žmonės tą dieną sako, 8 kartus. Tada žiūri, kas čia tam gyvūnas reiškia, 8 kartai. Ir tu tada nulikti. Kiek laiko reikia, iš jūs ką ten valgyti reikia? Kas ten pasidarosi? Reiškia, kažkas čia kiša, tai malą pasienai, viskas bram. Nu, suprantu kaip? Aš šneku apie sveikatą net, matot? Tikras vyras eina vieną kartą, nu, jeigu ten jau kažkada persivalgė, persigėrė per daugiau, nu 2 kartai, bet jeigu 3 jau, reikia beig pas daktarą klausti, ką daryti, sutvarkyti, nes ten nesilaiko. O kaip yra jau blogai su sveikata. Tai reikia švarumas, tai fizinio kūno švarumas. Normalus vyras švarus, kiekvieną dieną turi pasikeisti apatinius rūbus. Kiekvieną dieną pasikeisti kojines. Čia yra švarumas. O reiškia, jo normali žmona turi kiekvieną dieną padėti va tos švarius rūbus. Kas 2-3 dienos turi pasikeisti va tos išorinius. 2-3 dienos viskas turi keistis. Nes aplinka purvas, mes nejaučiam, dėl to tokie nervuoti, pikti, nepatenkinti. Energija aplinka, kaip jūs įsivedinsi? Niekaip neįsivedinsi. Aplinka, nes santykiaujam, santykiaujam prasme su kitom energijom, atėjai pas žmonės, vaikštai per miestą, dar mums viskas pastoja aplinka. Ir mes tokie vaikštam sunku, suprantate. Viskas problemų, šis sukasi mintis, dar mums egregorai iš mūsų susidaro. Tai man švarus vyras keičiasi kiekvieną dieną švarius, reiškia, tos rūbus, apatinius ir kas 2-3 vatos. Čia normalu. Tai turėtų būti švaraus žmogaus. Pas švarų žmogų, pas švarų vyrą, visada bus, matot, čia fizinio kūno mes žiūrėjom. Toliau yra, reiškia, švarus žmogus, tai reiškia, kad aš niekada nesikeiksiu. Iš mano burnos neišeis keiksmažodžių. Išeis, kaip man te, kas ten besunervino, kas man ten liežuvį parodė, ten, taip žinau, taip būna, ne? Ir aš ten dėjosiu, reiškia, mane išerzino, papulsiu, keikiuosi. Arba kažkas net užkoliavo ten, nu, su tų patenkiai situacijos, arba kažkas specialiai, matot, pakliūsi į demonų situaciją, jis į vakarė, ten prigėrė, gali užsikabinėti šūkaus, ten, tu ten toks, ten, žinai. Būna taip, va, reakcija, va, kaip tu sureaguosi, jeigu tu šauksi, keiksis, viskas tu nebešvarus. Išeina purvas, tokia energija. Suprantate, tai va, švarus žmogus, reiškia, nesikeikia. Švarus žmogus, pas jo mintis bus švarios, va, kas svarbiausia. Mes dar galim susilaikyti nuo veiksmų, ta prasme, blogo niekam nedaryti. Žodžius irgi dar galim nuryti, praeisiu, pagausiu, bet tam pagausiu, atkeršysiu. Matot, po vieną pagausiu, kartais kiti galvoja, sugaudysiu juos. Taip, nesako garsiai. Bet mintise išliks švariam, matot. O nepasmerkti, nekritikuoti, ten alkoholikas guli galvoja, tai bus kolchašas, taip žinot, pagalvoju, viskas aš toks pat, aš jį pasmerkiau, matot, švarus. Ir, taip pat, kažkoks guli, tegu guli,
Jeigu aš jaučiu, kad ten gal serga, reikia paskambinti, greitai nuvežti, dar ko nors pagalbą, nu ką padarysi, prigėrė. Suprantat, tai va, pašvarų žmogų, pašvarų vyrai yra švarios mintis. Švarios mintis. Jis nieko nesmerkia, nieko nekritikuoja. Šiais laikais vyrai daugiau kalba, ta prasme, apsvarsto negu moterį, žinot, pliotkavoja vadinasi. Anksčiau moteris suėdų vyrai jaudasi, va ten juos Dabar vyrai dažniausiai eina pasigirti, apsišnekėti, pasitarti, kas ten kur ėjo, ką matė, kas nusipirko, kas ką apvogė, da. Na, taip pasišnekėsim, kaip ten reikalai firmai. Einam parūkyti, sako. Viskas. Čia švarumo nėra. Taip pat švaro vyro, švarios mintis, švarus žodžiai ir švarus veiksmai. Ir švarus kūnas. Taip. Kita savybė. Tvirtybė. Tvirtybė, tai reiškia, vyras turi būti vyras. Nu, tas tai jau sąvoka. Vyras, tai reiškia vyras. Vyras per gyvenimą turi vesti savo moterį, savo žmoną. Jau sakiau kažkas pirmą kartą, bet daug kartų kartuoju, pakartosiu. Vyras veda. Tai reiškia, čia yra vestuvės. Vestuvės, ta prasme, būna, kad mes apsivedam, parvedu moterį ten iš bažnyčios, kur namo, tas vakaras, visakita, bet tai nereiškia vienos dienos aktų. Tai reiškia, kad aš vedu moterį per visą gyvenimą. Aš šeimoje priiminėjau sprendimus, aš vyras, aš šeimoje priiminėjau sprendimus. Manim žmona turi pasikliauti, pasitikėti. Bet kokiu klausimu, ateit pasiguosti, ateit pasiskūsti, kaip sakant, moteris turi kiekvieną vakarą ateit pasiskūsti. Klausyk, vyras, užeik. Nu, ta prasme, to atsinumo nereikia, bet va taip, ateina pasiskūsti, reikia moterį priimti, išklausyti. Jis turi būti tvirtas, bet ką pakelti. Moteris ten sakys, blogai iš darbo atleidžia, dar kažkas, va ten blogai. Dar kažkur su vaikais, neklauso, pinigų nebus, man ten va sveikata, draugės apšneka, aš neturiu virzyti. Nurim, man tų gražiai moteris sako, aš baisybė ten paklaikusi, aš negražiai pasižiūrėk, ten Denis va toks, man čia va tokios akis, raukšlės, aš jau va, ten viskas nukrito, vis matai, va, 10 kg, va, ir normaliai atrodai, viskas gerai, aš tai myliu, dar gali 10 užaugti. Nieko baisaus, man tu tinki, aš tai myliu. Tavo kūnas koks yra, toks yra, čia mašina. Aš žiūriu ten giliau. Tu kaip būtybė man tinki, valgyti ruošiu, viskas gerai, aš su gyvenau jau mėnesį, nebepaliksiu tavęs. Jau mėnesį išgyvenau, nepaliksiu daugiau. Ir už 10 metų aš tavęs nepaliksiu ir pragyvenu. Ir už 20 išgyvenam irgi nepaliksiu tavęs. Tai gyvenu, nepalikau. Tai moteris turi jaust, kad tai vyras, kad jis nepaliks, kad jis nežvalgysis į kitas. Nes vyrai pagyvena, savaitę jau pradeda į kitas žvalgytis. Savaitę apsiveda ir jau, ypač vasarą. Vasarą užeina, dabar žinot, moteris susijonusi iki čia. Ir vyrų galva išėt, čikt, visų, taip eitų. Jeigu ten moteris eina pas vyrus galva, ir neina atsukti. Arba į tą pusę, arba į tą, viskas. Neša, nusisuka galva, matot kaip. O vyras, jeigu tvirtas normaliai eina, galva, aš turiu žmoną normaliai eina. Kas ten tokie eina, papūga, bežionė kažkokia, Ne, bežionė eina, ta prasme. O aš turiu savo žmoną, ištikimasi. Tai tvirto vyro niekas neturi sudaužyti, jokios gyvenimo aplinkybės. Ar žmona susirgo, ar žmona mirė. Ar vaikų nėra, ar vaikai yra, ar vaikai klauso, ar vaikai neklauso. Kas bet atsitiktų, tėvai mirė, darbo netekom, invalidų patapau, šeimoje kažkas tapo, ar iš viskas blogai. Aš esu tvirtas, va tvirtybė pasireiškia vyru. Vyras tvirtas visada apgins žmoną. Jeigu eina gatvė, ten kažkas prisikabina už kelių stoja, ten jau, kokia pastovi ten žmona, mes dabar ją paims vyras. Nu, imkit, aš va čia ne prie ko. Aš į policiją žmonai sako, bėgsiu paskambinsiu. Matot. Jis jau kaip ten bebūtų, sako žmonai, bėg. Nu, aš jau kaip nors, muškit mane. O, kaip pavyzdys. Nesvarbu, reikia apginti moterį. Tvirtas vyras 3 pareigas prieš moterį vykdo. Tai dvasinė apsauga, reiškia, jis nuveda ją į dvasinį pasaulį per visą gyvenimą. Antra, jeigu tvirtas, kiekvieną vakarą ją išklauso, reiškia, psichiškai nuramina moterį. Sako, neblūdik, viskas normaliai, ta prasme, ją nuramina, tvirtas vyras. Ir žmona jaučiasi kaip pastogų. Pastogų jinai gali būti, psichiškai nesveika, žinot, nes pas moteris atsuka kiekvieną vakarą, ryte atsisuka, o vyras vakarė prisuka. Moteris ten, jisai, būk ramiai, taigi viskas gerai. Jinai, jo gerai, jūs taip mėgoti, viskas. Ryte vyrai, čik, prisuka, viskas ramu, viskas gerai. Matot kaip? Taip, moteris gerai, paprasta. Nenamikas sako, tokį vyrą turiu, tokį, sako, visiškai durna, bet va jisai apgina, visiškai. Tai ramu, matot kaip. Nes jis pasako viskas. Jis žino, kad jisai saugo ją. Ir trečia vyro savybės
finansiškai stengiasi, reiškia, globoti, tvirtas vyras. Stengiasi bet kokiom priemonėm pastatyti namą, kad valgymo būtų, kad vaikai mokslus baigtų. Va. Dvasinių kelių jie veda, padaro namų šventyklą, kad niekas nesibrautų. Žmona draugių bet kokių nevedžiūtų ten, žinot, gitaros, dar kažkas, vyras pareina siaubus, dirbo, jinai duodasi čia, koncertai, kavutės, mona, kas tik kavutės, va, vis geriam. Arba jisai su draugais pareina su 10. Draugus prasivežo namo, ir visi tokie žmona, vojai, man. Namai yra šventoji, tikras vyras nesives, o čia tvirtas vyras, jis žino, kad atskiria darbas darbo, draugai ten draugai, šeima yra šeima, va čia mūsų švenčiausia yra šeima. Tvirtas vyras neblūdė, reiškia. Taip, va, bet kaip nesielgia vaikiškai. O tvirtas vyras. Ir jis apgina savo šeimą. Pirma, reiškia, vyro pareiga apginti šeimą, tai reiškia, jis yra stogas. Žmona, ten vaikai, jeigu yra, tėvai, seneliai. O jis yra tvirtas, jis saugo. Ateis laikas, jo vaikas, reiškia, bus virš jo, saugos jį, kai jis jau senuku bus. Nes jis taip išmokys. Savo pavyzdžių. O čia tvirtas vyras. Nieko nesiskondžia, nedėjoja. Bet ten reikia anksti atsikelti dar kur nors. Tai tvirtas vyras keliasi anksti iki saulės patikėjimo. Tvirtas vyras rodo pavyzdį, kada eiti miegoti, nes visa šeima seka. Jeigu vyras pasako eiti miegoti, reiškia, žmona turi eiti miegoti ir vaikai turi eiti miegoti. Bet jis tavo pavyzdžių turi rodyti. Aš pasidėsiu prie kompiuterio dar iki 12, o jūs miegot visi, supratot? Visi, ką tu durnis? Ar girdėjot, tai mušiu? Miegot! Man, tvirtas vyras eina irgi laiku miegoti. Visi žino, kad tėvas eina miegoti, čia nepailpausi, viskas. Reikėt miegoti. Pavyzdys. Pavyzdys savo elgesiu. Tai va, tvirtas vyras rodo savo pavyzdžių. Toliau. Savęs disciplinos. Tai va, tvirtas vyras, tikras. Tas vyras, kuris tobulas, moka save disciplinuoti. Ką reiškia save disciplinuoti? Tai sudėtinga pakankamai. Nes pagundų pilna. Labai sunku vis dėlto būti disciplinuotu. Labai. Čia ir vyras, moteris, kiekvienas vyras su to susiduria. Sunku ryte atsikelti, net jeigu labai dorybingai gyveni. Nesuspaudžia tą energiją, mają, reiškia, tai spaudžia, nori įsimiego, viskas. Čia natūralu. Ypač jeigu, reiškia, šeštadienis, sekmadienis ateina, nereikia kažkur skubėti, neturi kažkokių įsipareigojimų, nori įsimiegoti, iki pietų miegoti, dažniausiai į pusę pasaulio miega iki pietų. Bet reikia suvokti šitos visatos ir kosminius dėsnius, kad viskas turi ritmą, kad viskas yra gyva. Jeigu aš negyvenu kosminiu to ritmu, kad kai keliasi visa žemė, keliasi, atsiprašau, visa visata, visus gyvos būtybės reikia man keltis. Jeigu žmogus išeina už ribų kosminių dėsnių, jį sunaikina. Ateina lygus ir mirtis. Todėl žmogus turi gyventi pagal kosminius dėsnius, o kosminiai dėsniai yra labai disciplinuoti. Pažiūrėkite į Saulę. Į per amžius niekada nevėluoja nei vienos sekundės patekėti arba nusileisti. Žmonės apskaičiavę, galima apskaičiuoti, kas buvo prieš milijardą metų, kad jinai tekėjo. Įsivaizduojate, arba kad jinai tekės. Viską žvelgti, nes jinai nevėluoja nei sekundės. Saulė irgi gyva būtybė, tokia pat siela kaip ir mes, reiškia, buvęs, sakykim, žmogus, ar ne? Matome, kokia disciplinuota ir jinai pareigas vykdo. Mes net nesuvokiam, kad Saulė yra gyva būtybė. Čia jos kūnas, va. Saulė yra kūnas, kaip ir Žemė, irgi kūnas, o mūsų irgi kūnas. Man atrodo, Saulė didelė, bet visiems, sakykim, parazitams arba net kriminėliams, kurie gyvena pas mus, o kartais didesni ropoja, ne? Čia irgi Žemė atrodo, o kokia didelė Žemė. Į mus žiūri, jie suprantat? Mes galvojam, kad, čia kažkas mažiuko. O čia gyvos būtybės, kurios vaikščiai pas mus, kartais viduje, visokių yra, ne, žmonės kriminėlių turi kirti. Tokių, reiškia, turi nelidekų gyvačių, ne? Žinot, kaspinuočiai, visokie dar kur nors, vos ne po metrą. Tai čia reiškia, mes jums esam žemė. Jie irgi žiūri, kokia didelė žemė galvoja, manot, kaip yra. Ir reiškia, mes, žvelgdami į tas kitas gyvas būtybės į Saulę, galim pasimokyti, kokia Saulė yra disciplinuota. Jis niekada nepaveda, niekada laiku pateka. Įsivaizduokit, nors sekundę pavėluotų patekėti, taigi išmirtų milijardai žmonių. Milijardai atsitiktų, reiškia, problemų, nes viskas yra taip pajungsta. Nes viskas yra surišta su visais mikrobais, gyvom būtybėm, kurių mes nematom. Kiekviena gyva būtybė, kokiam kūnė yra, kažką veikia dėl kitų. Taip kosmosas sutvarkytas. Visi vieni kitiems tarnauja. Tai va taip jau sukurta. Tai žmogus turi save disciplinuoti. Normalus vyras turi atsikelti šiaip paėmus dorybės laiku. Tobulas vyras. Normalus, aš pasakiau. Normalus tai reiškia keliasi nuo 4 iki 6 ryto. Normalus vyras. Normalus. Nes tai yra dorybės laikas.
Reiškia, ir Veda savo, kad laikas nuo 4 iki 6 yra dorybės. Jeigu žmogus keliasi nuo 4 iki 6 ryto, jis praktiškai niekada nesirgs. Jis visą laiką bus optimistas, visą laiką bus gyvas, visą laiką pilnas energijos, visada bus pakrautas. Kiekvieną dieną, bet čia reikia kiekvieną dieną keltis. Nes Saulė yra 3 energijos, reiškia, Satva būna dorybė, Radža būna aistra ir Tama būna tamsa. Tai va, tie, kas keliasi nuo 4 iki 6 pakliūna į dorybės energiją. Reiškia, spindintis tokie. Saulė kiekvieną rytą pakrauna mus tam, kad mes iki vakaro turėtumėm energijos. O netokie būtume, žinot, sako, žmogus neturiu energijos. Sako, kad atsikėlė, prieš pietus. Tai jos nebus. Matot, iki pietų miegojo ir jis atvirkščiai neturi. Tai va, jeigu žmogus atsikėlė Satvos, o tos dorybės laiku, tai viskas jis turi energijos. Tai normalus žmogus keliasi nuo 4 iki 6. Tobulas vyras keliasi nuo 2 iki 4. Tobulas vyras. Nuo 2 iki 4 laikas vadinasi šventųjų laikas. Va, jeigu vyras nori būti šventu, būti pavyzdžiu šeimoje, giminėje, reiškia, Kaune, jis turėtų keltis nuo 2 iki 4. Aišku, mes nežinojom, ką daryti, ne? Žiūrėtume, pavaikščiu. Atsikėliau, kaip ir sakė, pavaikščiau, dabar eisiu, atsimiegosiu. Nes kaip čia, nėra ką veikti, matot kaip. Va? Tai, nes paskui laikas, jeigu žmogus keliasi nuo 6, sakykime, iki 8, tai vadinasi jau aistros laikas. Aistros Radža būna. Tai yra jau streso laikas, jau žmonės va taip dreba. Jie nemato, kad dreba, bet viduje dreba. Nes tai yra nerimas, baimė, nespėjimas visur, pavėlavimas, skubėjimas. O tai tokiu laiku. O jeigu jau žmogus keliasi nuo 8 iki 10, tai šis yra Tama būna, tamsa. Vadinasi, žmogus pasmerktas mirti. Tai yra mirties laikas. Sakoma, nuo 9 iki 10 yra mirties laikas. O nuo 8 iki 9 yra iš ankstinio senėjimo laikas. Suprantate, kaip svarbu? Tai va, jeigu reikia galima savivertinti, kada aš keliuosi. Matau, kiek yra visokių savybių, kaip savivertinti. Kokiu aš gradaciją randuosi. Labai lengva įvertinti. Tas pats yra su maistu paskui, ką mes valgome. Ir taip galės pasižiūrėti, kokioje pozicijoje aš randuosi. Aš esu neišmanime, aistroje ar dorybėje. Ar aš jau tobulai gyvenu. Skalė yra. Patys savo galim būti ekspertais. Nes šiam gyvenime, matot, niekas už mus neatsako, mes patys atsakom už savo likimą. Niekas. Kaip yra. Tai tobulas vyras save disciplinuoja. Tobulas vyras turi žinoti, ką valgyti, kada valgyti ir kokį kiekį valgyti. Tobulas vyras žino, kada reikia pasnikauti. Jis reiškia ten, žino, kaip save valyti. Tobulas vyras žino, ką gerti. Jis negers ten alkoholių dar kur nors, nes reiškia viskas žmogus išvedamas iš protų, ta prasme alkoholis. Alkoholis priveda prie degradacijos, alkoholis priveda prie savižudybės, alkoholis priveda prie šeimos, sakykime, skirimuose, prie konfliktų, prie nelaimių, prie pražūties. Žiūrėt, kiek kasdienį vyksta nelaimė, viskas per alkoholį iš esmės. Žmonės prigeria, atrodo, čiut, į pakliūna. Nužudo kitus žmonės, ir paskui galvoja, siaubus, ką aš padariau, man. Savo likimą sugadina, šeimai sugadina, giminį net. Ir reiškia, kitą žmogų dažniausiai nužudo, varė dar kažkas. Viskas, atrodo, per tą lašą. Sakoma, tas lašas yra velnio laišiukas, ne? O kaip yra. Toliau, tikras vyras tobulas atsisako nuo juslinių pasitenkinimo objektų. Jusliniai pasitenkinimo objektai. Reiškia, pas mus kokios juslios yra, žiūrėk, liežuvis, ne? Akis, klausa, ne? Kaip tą atsisakyti nuo juslinių, reiškia, mums labai sunku, nes visada nori pasitenkinti. Kiekviena gyva būtybė, tame tarpe ir žmogus, ateina į šitą materialų pasaulį, į tą žemę ir kitą planetą, tik tai pasitenkinti. Tik tai pasitenkinti. Mes nieko kito čia netėjom. Mes turėjom pasitenkinti. Norim paskui pasitenkinti. Mes paskui norim iš žmonos pasitenkinti, kad jinai mums viską darytų. Viską darytų, valgytų, ruoštų, skalbtų, žiūrėtų, viską sutvarkytų, nešiotų, lakstytų. Vergia būtų. Atneš tą greičiau, nepatinka greičiau, čia, kokia nesąmonė, negraži, bjauri, matot. Paskui net net nepatikti, po negraži, dar matot. Įsiviepus, ragana, visi nenormaliai, neapsirengia, nemoka, kur aš tu eisiu, sako, va, matot, kaip pasikeičia net. Net ir to pasidaro mažo. Kiek žmogus degraduoja, vyras degraduoja. Tai viena pasitenkinti žmogus. Tikras vyras turi atsakyti nuo pasitenkinimo objektų. Kokie pasitenkinimo objektai? Tai pirmiausiai maistas. Reikia suvaldyti savo juslės. Jausti, kiek reikia valgyti man iš tikro. Daug valgysi, tai gyva pilvą čia turėsiu pasidėti. Kaip yra, žiūrėkit, daugybė žmonių, va taip vaikštų. Amerikoje, matot,
matėte, daro lėktuvus jau dabar dvigubai sėdynės vienam žmogui. Reiškia, nes netelpa, į užpakalis nebetelpa. Jis čia, net sėda ant atramos. Jam specialiai praplečia. Tokios masės. Reiškia, žmonės tokie, jau jie nepaeina. Jie ten pasilenkti negali, reiškia, turi kokie du prilaikyti, jeigu atsitups, pakelti. Suprant, kaip didėjai, jis valgo bet ką. Tai žmogus valgo bet ką, viskas, jis reiškia, jis savo nevaldo. Labai sunku bus po mirties, nes kai miršti, irgi tą patį nori valgyti, nori pasitengti, tu valgyti negauni. Tai žmogus, sakoma, per savo gyvenimą turi suvaldyti juslės. Tai jeigu mes negalim nei pusę dienos išpasnikauti, prasme, nebūti nevalgę, viskas blogai. Anksčiau visa tauta mūsų, ta lietuvių vadinama, ar ne, pasnikaudo būdavo penktadienį, didieji penktadienį būdavo prieš Kalėdas, ten Velykas, po 3 dienas žmonės pasnikaudo, net nevalgydavo nieko. To pasakyko, pasniko, kad čia nesąmonė. Čia būna tos arkučios, dar konos žmonės net vyną pasistato, net negali neišgeria būti, net per tą švenčiausią dieną. Nu, tai čia vynas galima, Kristus irgi geri. Tai buvo pijokas buvo. Noriu kaip, išvilka iš faktus kažkokius iškraipo, reiškia, pritaiko čia, kad tik tave save pateisinti, čia nieko baisaus. Tai va, tikras vyras turi suvaldyti savo liežuvį. Ta prasme, valgyti tik tiek, kiek reikia palaikyti šitą kūną, sakoma. Va. Vyras tipės negali pulti, reiškia, atiminėt kasnių ten iš žmonos, vaikų, daugiau suvalgyti negu jie. Nu, man čia reikia. Jūs palauksit, matot. Būna taip. Ateina žmonės pasako, reiškia, sako, jis pirmo pats viską privalgo, paskui kas mums lieka, arba puola vaikams neduoda. Ledą atima dar kažką, nu tai žmonai gal nupirka saldainį nuo vaikų. Girdėjau tokių, ne? Matot kaip? Tai va tokių vyrų yra. Tai reikia jusles pirmiausiai, va, kad aš valgau tiek, kiek reikia, negadinu net šito kūno. Tas pats reiškia su gėrimo. Gėrimas irgi daina iki beprotybės, reiškia vyrai kartais, aš nekalbu apie alkoholį, ten ką tik negeria. Tai reikia irgi suvaldyti, kad galiu pabūti ir negėręs bendrai vandens, jeigu reiks, ant pusdienį dar ko nors. Mane taip žmogų net sunervinės, kai jis nesuvalės, jeigu negauna pavalgyti, žiūrėkit, negauna išgerti, viskas, jisai bet ką padarys. Žinot, kaip karo metu, sakykime, kaip lengviausiai žmonės išduodavo savo draugus, dar kažką tai. Cigarečių neduodavo. Tas žmogus, kuris rūko, jį pasodino priešais, čia tas, kuris aplausinėja, tarytojas rūko. O tas sėdi ten. Miršta, suprantat, priklausomybė. Jis dūsta, nes mato, kaip rūko, jis negauna viskas. Jis bet ką pasakys. Išduoda bet kokius draugus, giminės savo išduoda, kad jam duotų va tą 2 gurkšnius įkvėpti. To tabako kvapą savai panodyti. Jis gali nevalgyti kitas, gal teko matyti. Alkoholikas gali viską atiduoti. Jis net nevalgęs į duos porciją, daug jam išgerti. Matot, jūs liūnė savo nesuvaldė. Daug tik išgerti, va tą lašelį. Jam ten blogai jis darbės, tik daug išgerti. Narkomanas išvis, švento žinot, nieko nėra, ne? Viską, kaip sakant, iš namų išneš, mamą savo parduos, kad tik leistų dozę įsileisti. Va kaip priklausomybė. Jūs liūnė suvaldo. Tas pats su azartiniais lošimas. Jeigu vyras lošia, lošia, reiškia, azartiniai lošimai, kazino, dar kur nors viskas, jis jau yra paimtas. Jis apsėstas, reiškia, tų kitų gyvų būtybių, jis nesaurus, suirus negali būti. Aš turiu, reiškia, tuos ligonius ten, reiškia, tai sakė, iš šeimos viską išneša. Žmonos ten batelius, dar ką, bet kokią aparatūrą, dar kur nors tempi, pareina žmonas, žiūrėt, plikos sienos, kaip ir 12 kėdžių, žinot. Ką parduoti? Nieko nėra. Viską išneša. Kad ten va, paspaudyti kažką, supant aparatą. Tiek tampa priklausomas. Tai žmogus, reiškia, turi valdyti savo juslės, vyras turi irgi valdyti o tą liežuvį, skonį pirmiausiai. Vyras turi valdyti juslės ir dėl pokalbių. Šiaip, jeigu jūs nežinote, aš jums pasakysiu, pagal Ayurvedą sako, jeigu mes kalbame ne apie Dievą, o apie bet ką malame, arba valome apie gyvenimo prasmę, tai trumpėja mūsų gyvenimas. Kadangi iš mūsų išeina energija, tai tikras žmogus neturi malti liežuvių savo, bet ką, bet kur, kad tik šnekėti. Tai atrodo, kaip sako, aš nešnekėsiu, nu, durnu palaikys, reikia šnekėti. Ta prasme, nu, užimti pokalbį palaikyti. Pokalbį. Mes žiūrėkit, mus kartais įvėlė kažkokias beprasmiškas istorijas, ateina kokia būti, ar kaimynį mes plebom, mes jau vargstam, energija išeina, tokį galvom, važiavui, kad tik dintų, greičiau čia nebūtų. Nervina, ar ne? O mes negalim atsakyti. Reikia sakyti, atsiprašau, turiu bėgti. Arba dar, taip, nešnekėkit, man nepatinka, jūs ten dar vienas, mato, konfliktas išeina. O, išeikit arba aš jūs nenoriu girdyti. Sakė, kad nešnekėti daug su jumis. Nereikia diplomatiškai išėti šiandien. Neplėpėti be reikalo. Tai va,
Bet bereikalingas, reiškia, plepėjimas, jeigu mes šnekam visokias nesąmonės, bet apie bet ką, trumpina gyvenimą. Jūs galvojat, vienuoliai arba vienuolynai, dar kur nors, kad ten durni žmonės galbūt nesusirinka, ten paskui būna, jie tyli, net būna savaitė dienos, kai po vieną dieną tyli, net tarpusavy nesikalba. Iškai sakoma, jeigu žmogus 3 dienas neprakalba, jis labai dėlių galių gauna, va jums ir sitkė. Jis pradeda jausti vibraciją, žmogus kitos mintis, skaityti dar kažką, reiškia. 3 dienos užtenka patylėti iš vis. O jeigu nori dar kažką daugiau, reiškia, reikia dar daugiau patylėti. Susikaupia labai koncentruota energija. Nes kai kalbam, viskas išeina. Matom, irgi išeina. Matom. Valgom, irgi daug išeina. Tai va, žmogus, kuris nori net mistinių galių pasiekti, jis turi labai susivaldyti, patylėti. Nešnekėti, ta prasme. Viskas, kai matai pasaulį. O taip kaip šnekimali, viskas reiškia, o taip įsisklaido. Viskas išeina ir visoks šlamsas sueina. Suprantat kaip? Jeigu klausaisi, tai iš esmės klausimas tai irgi yra, ką klausytis. Jeigu klausomės trankia muziką, ten kas šneka, ką dar klausimas, ką ten kaimynai šneka prie ausies, prie sienos, arba žiūrim sotelį, ką ten prieina kiti žmonės matėt, kalba, kiti prieina arčiau pasiklausyti, ką ten šneka. Įdomu, nuotrupos kažkokios, ką ten šneka. Tai va, mes į save įpriimam tą šlamštą, įsivaizduoja. Šlamstas ir eina. Paskui nervina visą kitą. Tai čia yra juslių suvaldymas. Koks dar juslių suvaldymas? Pats didžiausias juslių suvaldymas tai seksualinis pasitenkinimas. Jeigu vyras nemoka, reiškia, suvaldyti savo seksualinę energiją, jisai ne vyras. Daugelis žiūrėkit, eina pasakyti, per greitai išeina, ką nors darykit. Kas jau gali padaryti, per greitai išeina? Jis pats turi pasidaryti su savim, kad greitai neišeitų, ne? Iš viską neišeitų, kad jis kontroliuotų. Matot, nesuvaldo, reiškia. Nieko jis nevaldo, net savo energijos. Sėkla reiškia, jis ateina prie moters, o sako, ateik, jau viskas. Matot, jis net iki moters kitas negali daryti, ne? Iš ankstinis sako spermos įsiveržimas. Pamato moterį viskas, jis jau, matot, nevaldo, reiškia, visiškai nieko. Gyvulys tą suvaldo. Nematėt gyvulių, kad va, stoji koks bulis ir ten taškytųsi kažkas, ne? Suvaldo gyvulys, o žmogus nesuvaldo, matot koks. O taip nieko nevaldo. Tai tikras vyras turi viską suvaldyti. Net ir savo sėklą suvaldyti. Ok. Tai tikras vyras turi suvaldyti. Sakys, mama, palaukim. Jeigu kalbėti apie vaikų planavimą, sako, kad vyras turi metus susilaikyti. Tikras vyras, jeigu nori, kad šeimoje gimtų šventas, reiškia dievotas ir sveikas vaikas, turi metus nesantykiauti su žmona. Metus. Mat ištverti. Pasakyti, mama, viskas gerai, aš metus ištversiu. Mūsų vaikas bus auksinis berniukas. Ta prasme, jis gims visiškai sveikas, psichiškai visiškai sveikas, visiškai ramus, dorybingas vaikas, dievotas. Jeigu vyras išlaukia metus, reiškia, jis subrandina savo sėklą, paruošia kitiems metams kaip ir pasėja moterį. Manot kaip, tegu pabando kažkas iš vyrų sulaikyti. Sako, aš nė dienos negaliu. Kitas, aš savaitę. Kitas, aš mėnesį gal ištempsiu. Manot kaip mažai. Sudėtinga. O čia tą seksualinę energiją išlaikyti yra pats sudėtingiausias dalykas. Sudėtinga. Net Indijoje, reiškia, va, pagal bhakti jogą, aš esu bhakti jogas, kai pastatė vieną šventyklą Majapūrė. Tai yra viešpaties Narisimhadevos tokia, reiškia, dievo išraiška. Reiškia, žmogus liūtas. Ta prasme, tokia yra išraiška ir forma. Kai reikėjo surasti, reiškia, šventiką Pudžarį arba Brahmaną, kuris tarnautų prie dievybės, tos pat prasme kaip kunigas, kiekvieną dieną jie garbintų tą murtį, skulptūrą. Tai reikėjo, reiškia, rasti tokį šventiką, kuris savo gyvenime nebuvo išleidęs spermos. Sakė, reikėjo labai paieškoti, kol tokį atrado. Labai sudėtinga, taip jau rasti. Kuris ateitų, sakytų, aš visiškai esu švarus. Reiškia, žmogus save, matot, sutvardo. Viskas. Jis, aišku, turi būti nevedęs, neturėti šeimos, nieko, va toks tai atsirado, reiškia. Viskas. Vieną rado. Labai yra daugiau, bet va taip sudėtinga, sakė, kol surado tokio, kuris va būtų švarus. Pakankamai sudėtinga. Tai čia yra vyro aukščiausias, reiškia, vyras jau tas tikras jogas, tai reiškia, tikrai turi galbūt ryšį jau su Dievu. Vis daugiau save suvaldys, susitvarnyti. Nešlaistų bet kur savo energijos. Toliau. Klaidingo ego nebuvimas. O tikras vyras
Pas tikrą vyrą nėra reiškia ego, netikro. Kas yra ego? Mes save matome kaip šitą grubų kūną. O visi mes šį galvom, vyrai, moteris. Priimam save kaip vyrą, aš turiu vardą, aš turiu tautybę, aš turiu metus, ar net turiu savo pavardę, turiu šeimą, dar kažkas, kaip man atrodo, va, aš toks. Tai čia iš esmės yra klaidingas ego. Nes aš dėl to kenčiu, aš dėl to pykstu, aš turiu pareigų, dar kur nors. Reiškia, tikrasis ego, jeigu taip jau žiūrėti, tai reikia suvokti, kad aš nesu tas, va, kau mane visi laiko. Aš tik šiandien laikotarpį, dabar tos mano mašinos yra tik pavadinimas. Aš iš tikrųjų esu dvasinė būtybė. Aš nieko bendro neturiu su tuo pasauliu, nieko bendro. Taip, dabar taip vadinu tą vaidmenį. Suprantate, kaip yra. Tai vyras, dėl to pas vyras niekada neišeis iš pusiausvyros. Jis nesinervuos, nepyks, nebėgs galą pametęs, jis visada bus ramus. Suprantate, tas, kuris supranta ego, kai tikro nebelieka, jį nebeužgaus, nebeišeis. Nesakys, vadas netai pažiūrėjo, tas durnas man kažką pasakė, matot, arba žmonai nesakys, kaip tu su manim kalbi, tu mane įžeidi, matot. Įžeidi tai reiškia mane ego, va čia mano kūną. Ta prasme, galvoju, kad mane įžeidė, man pasakė, man nepadarė, aš užsigaunu. Dėl ko konfliktai vyksta? Todėl, kad mano ego užgauna. Toną pakėlė, ne tai padarė, ne tai pasakė, priekaištauja man, aš užsigaunu. Suprantat kaip? Va. Jeigu vyras priekaištauja žmonai, kad tu čia tokia, nokia, reiškia ten koja storesnė, koja plonesnė, tavo plaukas, tavo dar konos, reiškia jis prisirišęs prie tų kūnų, mato, kritikuoja mašiną. Bet tai čia žmona tai nėra ta mašina, ta žmona yra ten viduje, jinai sila. Čia tik mašina tas kūnas. O. Tai tikras vyras reiškia, jį neklaidina tas ego, jis neužsigauna. Jis supranta, kad čia viskas laikina. Kad aš turiu tą kūną, bet kas man besakytų, man kaip sakant zina. Aš nekreipiu dėmesio, kas be kritikuotų, aš neužsigaunu, aš nepykstu. Mane neišveda iš pusiausvyros. Aš ant nieko nešūkuoju, su nieko nesipykstu. Nes visa kita, mes pykstamės visi 99% yra problemos dėl, kad mus įžeidžia. Arba mus kažko nepadaro, nepatenkina. Jaučiamės nuskriausti. Čia yra ego. Papas vyras turi nelikti ego. Jis turi suvokti, kad aš sila. Ir kas mane vadina, ten pravardžiuoja, matot, ypač vaikai mažiau užsigauna. Ten vaikai pareina, man nesakė, kad aš ačkarikas, man sakė, kad aš ryžas, man sakė, kad ten bedantis, matot, čia yra klaidingas ego. Sakė tam namo, tai prie namo prieis, sakyk, name, tu ten raudonas, oi, tu iš plytų pastatytas, nu į kas, taip iš plytų. Tai čia, kad sakė, nu į kas tie kiniai, kad danties nėra, kad plaukai ten kažkokie. Sako tik tam kūnai, o sielosgi nepasiekė. Sielai niekas nieko negali padaryti, man tikrai aš. Taip reikia suvokti. Jeigu aš tai suvokiu, problemų nebelieka, pasitikėkit. Nieko nebelieka problemų. Nes aš jau automatiškai atsijungiu nuo to materialaus pasaulio. Manęs neįtakoja, aš esu jame, ta mašina važiuoja per tą materialų pasaulį, bet aš esu virš jo. Va kaip yra. Toliau, tikras vyras supranta, yra supratimas, kad gimimas, senatvė ir ligos yra blogis. Matot, gimimas, ligos ir senatvė yra blogis. Ką tai reiškia? Mes džiaugiamės, kad gimėm čia. Bet iš esmės tai rodo mūsų netobulumą, reiškia. Mes, reiškia, jeigu taip žiūrėti, pagal visą visatos dėsnį, visata gyvena, šitą visata visa, ne žemė, visata gyvena 411 trilijonų, 311 trilijonų 40 milijardų metų, 311 trilijonų 40 milijardų metų. Dabar visata, sako, pragyvenus jau 50 savo metų. 50 savo metų. 50 tai per pusę dalinta 311 trilijonų. Tai kiek čia bus 15, ne trilijonų. 15 trilijonų, 20 milijardų metų, ne? Tai reiškia, mes jau tiek kartų, tiek jau duodamės tam materialiam pasauliu. Reiškia, 115 trilijonų metų, 115 trilijonų, 20 milijardų metų mes jau gimstame, sergame, mirštame. Gimstame, sergame, mirštame, matot? Nieko gero. Mes per tiek metų, per 115 trilijonų nesugebėjom išeiti, atsibusti. Va kaip yra. Va kokia mūsų padėtis. Tai reiškia, reikia suvokti, kad tas gimimas nieko gero neduoda. Kad jeigu ir gimstame arba džiaugiamės, kad pas mus vaikas gimė, tai jo laukia tas pats, kas laukia mano senelių ir kas laukia manęs paties. Reiškia, tas vaikas irgi auks,
Tik pat kančių turės. Tai senatvė, lygos ateis. Kai ateina lygos ir senatvė, jokio džiaugsmo iš vis nelieka. Ir manęs tas pats irgi laukia. Jeigu aš nemoku teisingai gyventi, nemoku tvarkyti su to kūnu, nemoku su aplinka, su savo psichika, manęs laukia lygos ir senatvė. O tai jau kančia. Lygos ir senatvė jau yra kančia. Labai sunku nesusirgti čia materialiam pasaulyje, labai sudėtinga. Reiškia, aš kažkada irgi galvoju, kad nesirgsiu. Žiūriu, kad kartais dabar jau sirgu. Galvoju, visada buvau sveikas, žiūriu, kad irgi ateina lygos kaip pas kiekvieną. Matot, kaip praktiškai kiekvienas žmogus paveiktas. Tai, kad jis susirgs, viena ar kita lyga įeina. Pagal vieną dėsnį, pagal kitą ateina lyga. Ir viskas, reiškia, tau kančia automatiškai, džiaugsmo nebelieka. Labai sunku, reiškia, išlikti blaiviam, geram, šventam, kai pradedi sirgti. Labai sunku, nes tas atsiranda pyktis. Nelaimė, ta prasme, kančia ateina. O kai kančia, automatiškai agresija. Su nieko nebenori kontaktuoti, visus vėjai, visi nervina. Matot kaip? Tai reikia viską padaryti, kad daugiau čia negimti. Kad nebegimti to žmogum, nebegauto kūno, išeiti kažkur aukščiau. Tai reiškia, kaip krikščionybė sako, kad bus paskutinis teismas. Kažkada bus tas žmogus miršta, bus paskutinis teismas ir mes ten eisim, reiškia, dangus, pragaras arba skystykla. Čia yra pusė, sakykim, tos tiesos, dalis tiesos. Bet jis savo, po kiekvieno mūsų mirimo, kūno palikimo jau yra teismas. Mes sakykim, arba ten. Tai va reikia labai dorybingai pragyventi šitą gyvenimą, kad vėl mus netvarytų čia į žemę arba į kitą planetą, kad vėl reikės gimti, sirgti ir sulaukti senatvės. Nes taip paveiktos visos planetos. Visur yra, reiškia, gimimas, ligos ir senatvė. Aukštesniuose pasauliuose, ten sakoma, nėra ligų. Papusdėvė kitos gyvos būtybės, kurios gyvena aukštesniuose pasauliuose, jos neturi ligų. Ta prasme, ateina pati jau tas laikas, kai palikti kūną, jis kaip ir pasensta, palieka tą kūną, išeina. Bet va Žemės tipo ir žemesnės planetos, pragaro sistemos visur tas egzistuoja. Gimimas, ligos ir senatvė. Va, tikras vyras stengsis iš to gyvenimo išeiti, daugiau čia nebegimti. Toliau, prisirišimų nebuvimas. Pas tikrą vyrą nėra prisirišimų. Matot, kaip suvokti prisirišimų. Jeigu mus kažkas jaudina, dėl kažko mes pykstame, kad kažkas paėmė mūsų daiktą, kaip pavyzdys, ne? Arba prašo, kažkas paskolina, net žmona sako, kad jis susipyksta šeima. Aš mačiau vieną šeimą, kaip žmona ant vyro šaukė, kad jisai nusipirko savo naujesnę mašiną, o jai paliko senesnę, ta prasme. Šis vieną turėjo, vieną mašiną. Nusipirko dvi, dar daugiau pykčio. Su viena pasidalino, kai turėjo mašiną. Matot, vieną mašiną, ne? Kaip ten parodė, kad štai statyk. Vieną mašiną turėjo, normaliai ir jisai važiavo ir jinai. Nusipirko dvi, jis savo, paėmė tą naujesnę jai atidavė. Jinai pyksta, kad jam geresnė, o jai blogesnė. Reiškia, tuo nepatenkinta, jinai prisirišusi. Tai mes gyvenime prisirišam prie visko. Pirmiausiai prie tėvų prisirišam. Kai mažiukai mes be tėvų negalim būti prisirišę, to net nesuprantam. Kartais visą gyvenimą prisirišam, tėvai mūsų nepaleidžia, arba mes tėvų nepaleidžiam, visą gyvenimą sėkmėm prisirišę. Tėvai kartais vaikų nepaleidžia. Aš daugybę, reiškia, pavyzdžių matau, kaip tėvams ten 70, vaikams 50, arba tėvams 80, vaikams 60. Jie vis tiek kitus, kuriems 60, žiūri kaip į vaikus. Kartu kartais gyvena, pykstasi, šaukiant to vaiko. Eik nepadėk darbą, tą daiktą, eik dirbti darbą, nors tą vaikų 60. Eik gulti, televizorių išjung, sako. Neteko matyti, man teko. Dėdukus reiškia 80, sūnų 60. Užteks televizorių žiūrėti, išjung. Šitas, motina sako, nežiūrėk, elektrą tau pykiam, išjung. O tam sūnų 60. Viskas taip sako mėgoti. Gal aš dar noriu pabūti. Eik mėgoti, pasakėm. Čikis eina mėgoti, matot. Tėvai prisižiūrėjo, sako, kaip bus su juo, kai mes numirsim, o tai durnas vaikas, mažas vaikas. Tam vaikų 60 metų. O kaip yra. Čia yra prisirišimai. Tai mes pirmiausia prisirišam prie savo artimų žmonių. O čia ir blogiausia. Reikia suvokti, kad tie artimi turi vaidmenis, mes tik vaidinam. Mes tik vaidinam šiam gyvenime. Reikia atlikti pareigas. Jeigu pareigą gerai atliekam, viskas yra gerai, santykiai gerai, bet nereikia prisirišti. Vaikai yra ne mūsų, jie išeina. Jeigu išeina, jie ne mūsų, yra Dievo. Reiškia, ne vienas vaikas, kaip aš sakau, pavyzdį visada, kas su mama, tečia dabar gulit, va iš vyresniųjų. Negulit.
Tėvai su jumis negulės, tie vaikai išeis, sulauks vaikas ten 15-14 su jumis nebegulės, dar mažesnis, 11-10 jau nebegulės šeimų tėvų. O paskui išeis ir šeimos, jisai savo šeimą kurti. Tai prie vaikų nereikia prisirišti. Užauginom savo pavyzdžių, viskas paleidom tą sielą, dorybingai tegul gyvena. Prisirišam prie namo. Žmonės, žiūrėkit, pergyvena. Name taip, kaip čia reiks numirti, reiškia, kas kam palikti, kiti didžiausia problema, kam reiks palikti. Išsispręs savaime. Gali važiuoti į priekį, po 200 metų čia nei vieno namo nebus. Tikit, nebus nei vieno namo, net šito nebus, kur mes sėdim. Dar anksčiau. Mat, ką čia prisirišti? Čia sienos. Sienos, išdaužys, kaip ir dabar daužė, matė, drobė, ten kitus, reiškia, gamyklas, varto, stato prekybos centrus, nieko nebus. O taip reikia žinoti, kad čia yra viskas laikina, forma. Pasinaudojo ir viskas, ką čia prisirišti. Prie to namo dar kažkur. Kiti prisiriša prie darbo, jaučia, kad atleisis, pergyvena, griaužia nagus, kitas dėl darbo karėsi, žudosi, pyksta ant direktoriaus, nes atleisis dar iš darbo, ten etatus mažina, arba senatvė ateina. Čia prisirišimai. Matot, prisirišam prie tėvynės, čia dar didesnis prisirišimas. Tai reiškia, žiūrėkit, žmonės pergyvena, Lietuva, ten krepšinis, futbolas šaukia, pergyvena, kiti nervuojasi, kiti mušasi dėl to, ne? Čia ir prisirišimai. Išvis kvaila. Tai va tokių prisirišimų pilna. Prie rūbų prisirišam, prie batų, kad va čia mano batai, čia mano rūbai. Prie bet ko. Ir tas mus kankina, vargina, jeigu kažkas paima. Jeigu mūsų aikštelė kažkur atsistoja, mūsų, reiškia, į žemę ten įvažiavo gabaliuką, prie tvoros kažkas prisilietė, mūsų kiemas apsidvėm tvorą, parašom durų, piktas šuo, neįeikit, reiškia, aš esu piktas šeimininkas, neįeikit į mano teritoriją, čia mano, aš prisirišęs. Kai neprisirišęs, sako, aš kaunietis. Žinot, pastu yra konfrontacija, Kaunas, Vilnius, Vilniečiai žiūri Kauną, nu ten tokie kauniečiai, o kauniečiai, mes kauniečiai, irgi taip, matote, visi irgi. Čia prisirišimas, kvailas iš vis. Va. O ten jau tos į kaimus tai iš vis, sako, nu kaimiečiai. Matot kaip. Va. Kaimiečiai sako, nu miestiečiai, taip dar irgi tokie. Matot. Čia prisirišimai, kurie nieko neturi, jokio blaivumo, jokio sudvasingumo, jokio su tikrų vyrų neturi, jokio supratimo. Tai va čia tik iš to gimsta kančia, problemos. Kiekviena prisirišimas, Vedas sako, kiek mes prisirišę prie to gyvenimo, tiek mes čia atkeliausim. Reiškia, kuo daugiau daiktų įsigijam, tuo daugiau virvių mes pritempėm prie savęs. O kuo daugiau į namus tempiam daiktų ir nieko iš ten neatpalaiduojam, netiduodam kitiems žmonėms, neišmetam į šiukšlyną, kurie jau seni daiktai, kurie mums, sakykim, trukdo praeiti, indai tenais, piegaltiniai, dar kažkas popieriai, visokie laikraščiai, silifaniai maišeliai, jeigu taip pasikraunam, mes prie kiekvieno daiktų prisirišam. Ir pakelkit savo mokyklinius dienoraščius, ten knygutes, reiškia, nu bet ką. Visokių bateliai, ten, nu, mergaitės ypač mėgsta, atvirutės, dar nors var laiko tą kitą gyvenimą. Atvirutę gavau, matot, prie viskų prisiriša. Ir prisikrauna pilna to, o namai mūsų tų daiktų pilna. Tai reiškia, bus labai sunku palikti tą kūną. Jeigu kažkas prisilies tik prie mano daiktų, mane nervina. Matot, kartais matėt, atvažiuoja vaikai pas kažkokias močiutė už kada šaukia. Neimk to, nelies, čia mano, ten tą neimk. Vaikas, tu kur manai, močiutė, niekur neiksi, nieko negalima. Jei baigų, nes kažką paėmsiu, jei čia šventa, dar kažkas, matot, va taip rankos dreba, kad tik nukėlės, kur nors ten neįlysiu, nepaimtų ir ništaudą į papiriuką. Va taip, va, prisirišimas, kaip sunku. Tai kas bus paskutinė gyvenimo akimirka? Paskutinė gyvenimo akimirka reiškia, kadangi tai taip galvos, tai žmogaus į kokią pelę, arba į tarakoną, sakoma. Ir galėsi ten duotis, kiek nori, reiškia. Po tus turmus, dar kur nors neštis, tau niekas nepaims. Karmos dėsnis. O taip yra. Gyvenimo pabaigoje mes turim, jeigu vyras tikras vyras, jis gyvenimo pabaigoje iš vis turi, o viską nukarpyti jau buvęs. Va. Gyvenimo pabaiga nukarpytas jau viskas. O dar geriau, kai iš karto esi nukarpytas. Turi, bet ir net tavo. Atsitinka, nu į kas, čia ne mano. Ateis kitas. Nu į kas, avarija, nu į kas. Nu į kas, tą pamečiau, radau, ar ten dar kažkas. Nu į kas, čia ne mano. Viskas. Suprantat, tai yra riba. Naudojausi, bet atsitiko, neinu toliau. Kad mane tai nesutrikdo. Pavogė mašiną, o jie viskas tenais. Ten su vaiku kažkas, o jie viskas, suprantat, kaip pameta protą žmonės. Va, kaip mes turim būti blaivus. Man sunku suvokti, ne? O taip gyventi, mylėti ir būti neprisirišusiam, atsižadėjusiam. Va, toks taip žmogus turi patapti. Šventai mylėti, šventai tarnauti savo artimam žmogui, bet ir neprisirišusiam. Jeigu tą žmogų patraukė, kad aš ten neičiau kartis, šautis, ar dar kažką daryti savo, kadangi va, aš netekau viską. Man kaip yra. O
O čia yra aukščiausias išbandymas. Pats toks paskutinis. Kaip pas mus patraukia tą mylimiausią, kas mums brangiausia yra. O taip pat toks išbandymas ateina pas visus. Pas visus. Kai trauks kažką, kas yra brangiausia. O tada yra egzaminas. Kokį klausimų turėtų? Praėjo pusantros valandos. Tema gili. Mes dar antro klausimo trečią dalį. Taip, prašau. Ten, kur jūs kalbėjote, kad girtas vyras atsiveda draugų. Taip. Ne? Bet tas girtas vyras ir laiko tos draugus šeimą savo. Tokia paskata jis atsiveda juos. Kad jis tos draugus laiko kaip šeima? Jo, jis atsiveda į savo šeimą, kaip supranta. Prasme, svetimų tai nesiveda girtas. Jis tuo metu suvokia, kad tai jo šeima. Nu taip, matot, taip teisingai suvokia, kad jo šeima, kad tai jo bendri kažkas riša, jos dar kažkas. Bet matot, jos riša iš esmės tik alkoholis. Nu taip, jis baigėsi draugų. Jo, alkoholį patrauk, draugų nebėra. Dar gausi į nosį šitai, dar kažką, reiškia, tu ateisi ten paprašysi šiaip savo išgerti. Tu atsineš savo, jeigu tu savo neturi, niekas tavęs nepriims, ne draugų nebūsi. Jeigu tu turi būsi draugų, ten tokie santykiai. Nu, ten duos 2-3 kartus gali išgerti, paskui neduos. Taip. Kas dar? Man tave 2 klausimų galima. Taip. Pirmas dalykas, kalbėjote apie prisirišimus. Yra paprastas dalykas, kai prabundi ryte, pirmoji mintis, kurie ateina, taip, jos nesuvokia tiesiog, kad aš esu kūnas, ir vyksta automatiškai, nes atsibundi reikia pakelt kojas tik iš lovos. Jūsų tapačinimas įvyko. Ir antra mintis automatiškai einanti, tai kad aš esu vyras, o ne moteris. Tai yra, aš negaliu sudėti mėnesijom. Aš kalbu apie tas 2 mintis, kurios pirmas aplanko tik prabūdus. Kaip su to daryti, jeigu pirmomis akimirkomis to jau tas įvyksta. Ir antras dalykas, aš norėjau paklausti dėl gyvūnų. Pavyzdžiui, kaimuose, tarkim, Lietuvoje yra normalu laikyti, kad, tarkim, gimsta keli kačiukai, juos neša į kibirą ir skandina. Ir kai su jais kalbės, sako, nes mes, jeigu to nedarysime, mes turėsime daug problemų čia. Dėl ten higienos, ten ir panašiai, prisiveis, ten ir panašiai. Kaip tą klausimą spręsti apskritai? Nes kaimuose, ten visi nuskandinami, kačiukai ten viskas. Kaip jūs į tą galėtumėte? Matot, kadangi pas mus vakarų pasaulyje žmonės viską reguliuoja, ne tik kačiukus reguliuoja, šuniukus reguliuoja, reguliuoja paršiukus, reguliuoja šernus, stirnas, viską žmogus reguliuoja. Žuvis net per daug tos rūšies, tos kitos, matot, šernų per daug atsirado, ten briedžių, išaudo kažką, gandrų tuoj bus per daug, ar nesakys žmogus, man viską reguliuoja, tas pats ir su kačiukams. Rytuose, matot, nepamatysi, aš kaip sakiau, tarkim, Indijoje kačių beveik nėra. Ten šunis daugiau, beždžionės ir karvės. Egipte va teko būti, ten šunų beveik nepamatysi, ten kačių daugiau, karvių ten beveik nėra. Jie palaidi, tie gyvūnai. Jie natūraliai gaunas, matot, jie yra laukiniai. Kadangi pas mus Lietuvoje mes labai šalti žmonės esam, šalti, mes nenorim vienas kitam tarnauti, mes nenorim savo vaikais rūpintis, nenorim savo žmona nenori savo vyro, aš nenoriu savo tėvais rūpintis. Mes vienas kito neišklausom, nėra su kuo pasikalbėti, atverti širdį, apsikabinti, pabučiuoti. Tai mes imam šuniukų, kačiukų, vai taip nešiojamės. Daugelis žmonių pasižiūrėkit, dabar žvaigždės, dar bunos ačiai užuot jūs įkiša rankinukai, įsidėję, matėt, aprengti, vežimėlį atskiri, rūbelį, ten 100 000 išleidžia, reiškia, nešiojasi, čia galite ne, išlenda tai tokiu. Visiškai nenormalu. Čia tiek nenormalu, kad čia nežinau, kaip jie net žmonės nesupranta, kiti miega su šunimis, kiti santykiauja su šunimis, matėte, ne? Veislės net išvedamos. Žmonės va tiek su gyvulėje, tiek su demonėje, bet tai faktas. Tai čia viskas gaunasi dėl to, kad dėl vienišumo. Kad mums nejauku, kaip čia dabar mes gyvensim be šuns, be katies. Taip pas žmogų gali būti ir katė, ir šuo. Šuns iš viso reiškia funkciją, kad jūs dar giliau, aš skaičiau paskaitą, gal girdėjot. Jeigu šuo yra šeimoje, va mes laikome bute viduj, tai šuns paskirtis yra išardyti šeimą. Šuns paskirtis yra demoniška. Šeimoje, jeigu aš viduje laikau šunį, jo paskirtis išardyti. Kodėl išardyti? Nes aš ryte eisiu su šunim, reiškia su vaikais nebūsiu, valgyti nepadarysiu, arba aš su žmona neužsiimsiu. Kiti vyrai sako, aš eisiu pabėgioti su šunimu, tu čia pabūk valgyti ruošk. Matot, su šunim, aš šunį tarnauju, jį vedžioju. Šuns paskirtis yra
dharma, jo apsaugoti šeimą, reiškia lauko erdvę. Šuo turi būti lauke, va, jis turi saugoti tą erdvę. Kad jie iš vis, klausimas, kam jinai reikalinga, jinai yra, tegu jinai būna, bet tegu gyvena ten sandėliuke, dar kur nors, suprant, kaip. Ta kaimą neišauklės, reiškia, jums patinka, lipant į lovą, prisiglaudžia žmogus, lengviau užmiega. Čia viskas dėl to vienišumo, tai tam reikia paglostyti. Mieste kačių gal mažiau kažkas laiko pradėjo laikyti triušius visokius, žinot, zuikius, ane? Jis taip pukutukas, jis reiškia bijai, jis pasima už ausų, žmogų reiškia reikia švelnumą, jis glosto. Vyras nepaglosto, tai arba moteris vaiko neglosto, tą triušį glosto. Toks išprotėjimas čia, nu kaip žmonių nesuvokimas, čia neišmanimas. Kaip jūs išauklėt šviesti, tai pasakot. Jūs neperauklėsit, jeigu pas tą žmogų nėra gailesčio, matot, jis skandina. Skandina, reiškia, jį patys skandins. Čia yra nužudymas, tai šiaip paima tą gyvą būtybę, sudeda ten, aš žinau, į maišą sudeda į vandenį, arba į krūdą metą, arba tą kibirą. Tai matot, bet čia gyva būtybė ir jaučia, kad tai negerai, bet vis tiek daro, žudo. Jį patys žudys, paskui taip pat skandins. Matot, dėl to mes nesistebėkim, kad dėl ko senukus nužudo, kaime gyvena, sako, senukus užmušė, kokie geri buvo, nekalti. Bet mes žinom, kiek tai senukai ką nužudė. Net per šitą gyvenimą mes jau žiūrim, kai jie senukai, kai jie pasenė, tik pastebim. Bet ką jie per šitą gyvenimą, ką praeitam gyvenimą nužudė, nežinom. O karmas dėsnis sako, akis už akį, dantis už dantį. Padarei, tau tas pats ateis. Tu skandinai, tave skandins. Lakus atsakymas. Jeigu įmanoma, reikia šviesti. Reiškia bent operuoti į gailestį. Kad nelaikykit tos katės, nu, jeigu laiko, tai prižiūrėkit, arba paleiskit, jinai tegu vaikšto, tai čia kačiukai įsisklaidys. Pasidaugins, jau reikia išeis, kažkur žus, kažkur natūraliai bus atranka, jeigu jau ten laiko. Bet pas mus, matot, mes norim vienos, kad mums tarnautų, mums daugiau maišo, mes nenorim daugiau, kad būtų. Neišlaikysim, kas čia kačių fabrikas, ne? Taigi tu sunaikinkim. Negerai? Reiškia, į antrą klausimą dėl to, kad atsikeliam ryte ir pirma mintis, kad aš, reiškia, gyvas žmogus, o paskui ką vyras, reiškia, susitapatinu. Tai vedai sako, reikia pasiekti tokią būseną, kad ir miego metu mes būtumėm budrus. Tai reiškia, aš neatsijungčiau. Aš guliu, bet aš neatsijungiu. Taip, kad mes, matot, atsigulėm ir atjungiamus. Mes nežinom, kur ten skraidom, sapnuojam, ta prasme. Mus išneša, mes miego metu. Subtilus kūnas ir siela išeina iš šito kūno ir skrajojam visatos ribose, priklausomai nuo sąmonės lygio. Galim žemiau nunerti, žemesnius pasaulius, tas mūsų vejasi, kažkas nori suryti, mes mama! Taip va, spėjau nerti. Galvoju, sapnas, nesapnas, bet baisus, va, matot kaip, reiškia, buvau ją pačią nuneręs, per daug privalgiau, prigėriau, apie nešvankybės galvojau, reiškia, dar kažką tai, knygų prisiskaičiau, kažkokių siaubų filmuočiau ir miego metu nuneriau į žemesnį mentalą. Ir mane užpuolė, ir iš tikrųjų tai vejasi. Galima tuo metu mirti net, jeigu nespėsiu nerti kūną, tai paskui nesigalimas, nutrūksiu dabrinis siūlas, aš mirsiu, mane rasa, tai atšalusi. Jeigu aš labai švarus, žinaukt, jeigu meldžiuosi prieš mirtį, tai ne prieš mirtį, prieš miegą, aš galiu pakilti aukščiau, aš galiu su angelais susitikti, matyti kitus, reiškia, kitas gyvas būtybės kitose planetose, galiu matyti ateitį, praeitį, dabartį, sapne. Kaip atrodo sapne, bet tai nesapnas. Tai va reikia pasiekti, kad aš neatsijungčiau, kad aš sąmoningas būčiau miego metu, kur noriu ten einu. Vat miego metu mes kiekvienas galim atsigulti, aš galvoju, aha, šiandien eisiu į Ameriką važiuosiu. Ir Amerikai žiūriu, Baltieji rūmai, ten dar Kolizėje, ten Prancūzijoje galiu, va tai apskraidau. Pasižiūrėjau, paskui namo, į neriukūną, matot kaip, va taip galima pasiekti. Visiškai, tai yra labai realu. Taip va, miego metu mes galim vaikščioti, arba guliu lovai. Ir ramiai savo meldžiuosi, kartuoju mantrą. Ir ryte atsikeliu. Matot kaip. Čia yra jau labai toli. Labai toli, jeigu dirbsit, taip gausis. O mes neišvengiamai pakliūsime iliuziją, nes nuo pat gimimo akimirkos, kai tik išeinam, kaip kūdikis gauna pirmą oro gurkšnį, nuo mamos atsijungia, ta prasme, išlenda iš išio, taip, jis viską užmiršta, jis netenka sąmonės pirmiausiai, išeinant, iki tol jis primena, ko mamos iššiose jis yra, siela, vat kūdikis, ne siela, o kūdikis, jau visą, sakykim, būtybė, berniukas arba mergaitė. Kol mamos viduje yra, atsimena praeitus gyvenimus, viską, mato net ateitį, kaip jis čia gyvens. Kai eina, reiškia, gaunas didžiulis skausmas, suspaudimas ir netenka žmogus atminties, išsidina atmintis, sąmonės netenka. Išlendi,
pirmas gurkšnis ir 3 materialios gūnos, neišmanimas, aistra ir ta dorybė, hop, tie apglėbė ir jį supančia. Ir jis nebežino, tas mažas vaikas, kaip čia yra. Ten buvo jis didelis, suaugęs jau, nes atėjo suaugęs, miręs žmogus. Čia išlenda mažiukas, tas mažas kūnas, jis negali tų kūnų valdyti. Tėvai pasiima jį nešioja, jis nebesupranta, jį užliuliuoja. Suprant, kaip gaunis. Ir viskas, jis jau yra supančiotas. 3 gūnos supančiova. Jis nieko nebegali. O taip yra. Bet jeigu mes atsibundam, va kaip dabar, jūs atsibundat, suprantat, jūs pradėt suvokti, reiškia į dvasingumą, blaivėti, ta prasme, kiekvieną dieną sąmoningai gyventi. Ir ateis laikas, kai nepasimesim ir atsibudę. Atsibudimas tai reiškia gimimas, o vakariai net miegu tai reiškia mirimas. Gal aš neatsibusiu, tai reikia taip sugebėti, reiškia užmigti, kad gal čia nebegrįšiu. O taip išsivalyti save, kad gal nebegrįšiu, gal neatsibusiu. Žmonių daugybė taip nešta. Kokių dar klausimų? Taip. Man atrodo, svarbu toks praktiškas labai klausimas, kaip turėtų pasielgti tobulas vyras, jeigu žmona apkalba kažką tai, ar tylėti, kas reiškia lyg ir nebendravimas su žmona, o nepritarti žmonai, tai reikštų, kad žmona pradeda pykti. Manot, jeigu žmona apkalba kažką kitą, va ten draugė tokia nevykusi, dar kažkas nevykusi, nu gerai, mažutė nevykusi, tu nebendrauksiu, nu nekalbam, nu viskas, pasakė nevykusi, kam 100 kartų, aš supratau, nevykusi, tikrai nevykusi, viskas, nu, užtenka. Bet kaimynai blogi, valstybė bloga. Nu jo, kaimynai tikrai blogi, nu neprasidėkim su jais, nu. Valstybė jo, pakliūtų, nu kada, tai važiuojam kur nors, galvo, Reginu, kur galim išvažiuoti, sakys, nu ką tu čia durnas, kur čia išvažiuosi, nu tai va, tai ką, gyvenam tada čia, nu. Gyvenam. Pas vyrą turi būti, matot, intelektas veikti. Intelektas, į bet kokį klausimą, atsakymą, jis turi rasti atsakymą. Į bet kokį klausimą žmonos, arba ta žmonagi pasimaišė, moterį kiekvieną dieną pasimaišo. Tai va, ir yra jūsų užduotis kaip prisukti, tai reiškia rasti atitinkamus atsakymus, būti kantriam. Jinai kiek besakytų, kad jūs durnas ten dar, nu jo, taip tikrai aš durnas, nes va, su tave vedžiau, viskas, nu. Reiškia, vedžiau, bet aš ištversiu, išgyvensiu šitai. Būčiau nekvailas, būčiau ėjęs į vienuolius, bet vat neištviriau, sekso norėjau, dar kažko norėjau, nu dabar aš jau kentėsiu, nu aš kantrus su tavim, nu ir viskas. O, įmelskitės viduj, želkite, tėve mūsų, padėk, iškės man su ją. Nes jau nejaučia daug durnas ir niekur neišeina padėkti. Ačiū. Šiaip man dar klausimas kilo čia apie gyvūnus, kaip iš jo kalba. Pavyzdžiui, jeigu gyvūnus užmigdavo, kaip prieš mirtį ten, irgi kažkokia liga ir ten užmigdo. Blogai. Reiškia, jeigu gyvūną kaip ir žmogų, mato žmonės sugalvoja, kad nekentėtų atsėti. Bet gyvūnas vėl turės gimtų šuniuko, tuo pačiu kučiuku. Ir dar kęsta savo gyvenimą, va, kiek jam trūko. Savaitės, 2, dar nors. Kiekvienas turi natūraliai mirti, palikti kūnų. Natūraliai, kaip jame būtų. Skauda, dar kažkas blaškosi. Natūraliai. Suprantu, natūraliai. Negalima taip va užmigdyti. Čia yra nužudymas. Mes vadinam užmigdo. Matot, kaip užmigdo. Tai jis turi atsibusti, jeigu užmigdo. Sutinkat? Jeigu kažkas jums sako, nu užmigdysim, tai paklausit, kada atsibus. Man sako, užmigdom kačiuką, tai paklausit, kada atsibus. Sakys, ne, nu, neatsibus. Tai sakyt, jūs čia nužudot, kaip jeigu užmigdot, tai reiškia, turi atsibusti. Ir su žmonėm tas pats, sako, eutanazija, ten dar, jau dabar to žodžio netinka, įstatymą nori priimti dar kažkaip, savo valia sutinka dar kažkaip išvesti, kad nebūtų tipo, čia nenužudėm. Bet esmė taip ta pati. Savižudis, žmogus, kuris nusprendžia, manau, mane užmigdykite, savižudis. Jis niekur nepabėgs, jis turės vėl gimti ir vėl dakentėti, iki tol, kol turėjo natūraliai mirti. Matot, jis nerealizavo savęs, neišnaudojo to žmogaus gyvybės formos. Jis nesuprato, dėl ko gyveno. Reiškia, bus kančia. Dėl to ateina, vaikai serga, vaikai miršta, ten 2-3 mėnesius te gyvena. Išmatot, kaip tėvai vajai, va čia prisi, mano vaikas mirė tik 3 mėnesius, jam ten vėžys, va jam tik rytų gyventi. O kaip vaiką patrauksiu 2 mėnesių? Ir patraukė per ligą, per dar kažkokią nelaimę. Da gyveno 3 mėnesius, patraukė, 3 metus patraukė, viskas. Suvokit, kad tas procesas šis sielos, migracija, atskrenda ir mes esame ateiviai. Paskui leidžiasi, jis daugiau 300 tūkstančių per dieną nusileido sielų ir 300 tūkstančių pakilo. Taip pat tokie srautai vaikšto, vien žmonių. Vieni gimsta, kiti miršta. Tokia apykata, jeigu pasižiūrėtume, mes nematom per visą žemę, kiek per dieną miršta. 100 tūkstančių. Ir 100 tūkstančių ateina. Daugiau ateina, nes žmonijos daugėja. Matot kaip? O taip, pažiūrėkit, pamatysit. Kas dar? Taip. Mes labai daug kalbam apie tą atsikėlimą, tą laiką, ne? O kaip yra vaikai?
vaikai tame atsikėlimo laikas? Geras klausimas. Kaip su vaikais atsikėlimo laikas? Tai vaikai visada žiūri tėvelės, kaip tėvelė elgiasi. Tai vaikas, matot, iki 5 metų jis yra karalius, vaikas jau kada nori tada keliasi. Ta prasme, jis turi pamiegoti. Jam ir pietų miego reikia, dar kažko, jis pavargsta, reiškia. Jų kūnas dar silpnas, psichika. Vaikams tai negalioja kol maži. Bet paskui jau nuo 5 metų jau reikia, vaikas jau turi keltis kartu su tėvais išmės, pradėti jau gyventi tikrą gyvenimą, tapti ryžtingu, prasme, disciplinuotu. Turi matyti, kaip tėtis keliasi, vaikas visada mėgdžioja tėtę, jeigu tėtė taip keliasi. Ir jeigu, matot, eina tėtė laiko miegoti ir anksti keliasi, vaikas irgi atsikels. Jeigu žmogus, sakoma pagal Ayurvedą, žmogus turi eiti miegoti iki 22 valandos. Žiūrėkit, atsigulkime iki 22 ir kelkimės 6, tai kiek jau bus 8 valandos miego, va, ir vaikui ir žmogus užtenka. Matot, reikia pataikyti tą laiką. Iki 22 valandos atsigulti ir iki 6 atsikelti. Viskas va išriklės, 8 valandos. Nors dar Ayurveda sako, kad laikas nuo 21 valandos iki 24 energetiškai kiekviena valanda turi kaip 3 valandas. Dar tada sideda. Tai reiškia, nuo 21 iki 12, jeigu miegam, o tas 3 valandas, miegam ne 3, o 6 valandas. Tiek savyje turi krūvio tos 3 valandos, tiek potencijos. Labai stiprios valandos, nes mėnulis pakyla ir mėnulis duoda tos energijos. Odžo vadinamas, atstato psichiką ir imuninę sistemą, kad žmogus nesirgtų ir nervai būtų stiprus. Kas dar? O dienos miegas? Ayurveda draudžia dienos metu miegoti, reiškia, nes sutrinka visas virškinimas. Dienos metu miega neišmanimas, dieną negalima miegoti. Reikia vakarė. Sutrinka, sirgsime. Jeigu dieną miegosime, reiškia, ateis lygus. Nes diena yra aktyvų, reiškia, diena joks iš esmės padaras toks gyvas nemiega. Žmogus atsigula pamiegoti. Dienos metu, jeigu mes pavalgome, norime pailsėti, tai galima prie sienos, o tai prisiglaudus, tai pasnausti. 50 minučių, 5 ar 10 minučių, tai prie sienos kažkur susidėjom. Arba, sakoma, galima ant kairio šūno atsigulti, grindų, ir tai irgi 5 minutės pasnausti. Arba pavalgome, 5 minutės tiesiog pasėdėti, nepult nuo stalo, taip pavalgiau, o, viskas, ir lėkiau. Matot, ten viskas nesusidėlioja, dar turi durinti. Tas maistas, viskas, kad ugnis žiebtų, pradėtų degti, iš čia ugnis agnį. Matui vietoje. Tai dienos metu, nes kai žmogus nugriūna, reiškia, kaip ir malkos pasninda, čia malkos sudėtas, įsibarsto, reiškia, sutrinka virškinimas, prasideda puvimo procesas, dujų kaupimasi, šlakų kaupimasi ir žmogui blogai. Toksinų daug atsiranda. Kas dar? Taip. Šitą minėjot, kad kai gimsta, per skausmus išsitrina atmintis, bet būna vaikų, kur Cezario pjūvį ir ištraukė jūs. Kaip pas juos tas procesas, užmiršimas, atminties dar? Tai tas, matot, dar didesnė trauma. Kai Cezario pjūvis dar didesnė trauma. Ir taip paprastai vaikų neprieis be kažkokių pasiekmių gyvenime. Jis jau yra psichologiškai iš esmės sužalotas, nes tai trauma bet kokia, jis neišėmė natūraliai, matot, atveri per kažkokį kanalą, išėma. Tai net kitoks net horoskopas bus, suprantat, jau to žmogaus. Nepalanku Cezario pjūvis bet kokiu atveju. Ypač, reiškia, jis bus netoks tvirtas žmogus. Suprantat, jis tą procesą nepraėjo. Tas pats kaip tie vaikai, kurie gimsta priešlaikinis gimdymas, ten, sakykime, 8 mėnesių, net 7 inkubatorių augina, ne, jie buvo silpni vaikai. Jie savo palikonius dar silpnesnius gimdys. Jis natūraliai neišėjo, natūraliai nebuvo užaugintas tiek, kiek jam priklausė, pas mamą nepabuvo. Tiek jisai negavo tos apsaugos, medžiagų, dar kažko tai, suprantat. Ir jis baimė bus bet kokiu atveju. Vienas dalykas, kai jis natūraliai ten gimdo, moteris gimdo, jis pasiruošia, kaip ir išeina. O čia reiškia, jis jaučia ten vaikutis būdamas, kad čia kažkas darosi, reiškia, ten traukia, išima dar kažkas. Baimė. Nes vaikas viską jaučia. Tai taip pat kaip ir skatina, tai sąstais, kad ten reguliuoja tą gimimą. Jau irgi negerai, tai faktas. Bet matot, vis eina link to, kad žmonės vis silpnesni. Silpnesnis pagimdo silpnesnį. Suprantate, vis žmonė degraduoja, vis blogiau. Štai nori, vis ateis laikas, reiškia, augins šitose kolbose. Suprantat, žmonės. Reiškia, ateis laikas, faktas, matyt, ne visi sugebės ir pagimdyti, kaip ir dabar. Paims iš jūsų, iš kiaušialąstės, iš šitos spermatizoidės, sujungs mėginuvėlį, iš jūsų užaugins, matyt, vėliau tą vaiką inkubatorių, kaip filmuose rodo, suprantat.
link to eina, bet bus kažkas, kas natūraliai išnešios. Užtat reikia save labai prižiūrėti. Savo fizinį kūną, psichinį ir dvasinį kūną. O labai prižiūrėti. Nenualinti. Kas dar? Tai koks viso to tikslas tada įėjimas į tą silpnėjimą? Kaip mes šiandien šitą šnekėjom, kad ten Jėzos buvo tikslas, tam tikras atėjimas, dar kažkur, kad viskas yra surašyta dėl kažkokio tikslo. Tai koks tikslas yra, kad žmonės patys save naikina, sekina, nežinau, ką daro. Matot, Dievo tiesos duotus kiekvienam žmogui. Ar tai per Bibliją, ar per Koraną, dar kur nors parašyti keliai kaip ateiti, bet matot, niekas nenori. Tas procesas nėra, tai jeigu žmogus, kaip, iš savęs turėtų norėti. Tai nori, bet niekas nepareiškia tokio noro. Matom, mes visi dabar žinom, daug ką žinom, ne? Bet va, ne kiekvienas iš mūsų pareis namuose, vis tiek mes nepuls ten rožančių kalbėti arba maldaknygę skaityti. Mes televizorių, arba pasivaikščioti, arba valgyti. Savo malonumui gyvenam, matot, savo malonumui. Eisim su draugais susitikti dar, varžybos, paroda, filmas, matot, kaip nepareiškim noro. Tai čia visa laimė, kad matot, tas kalio amžiaus degradacijos procesas yra trumpas. Pats trumpiausias kalio amžius – 432 000 metų. Ten satė aukso amžius 1 872 000 metų berods. 1 800 metų, kokia gyvenimo trukmė, tas dorybingas amžius, kai žmonės gyvena po 100 000 metų. Dabar mes dojame į kiekvienas amžius, tai jeigu jis toks ilgas būtų, tai kaip baisu būtų. Reiškia, viskas prastys. Tai gerai, kad jis trumpas, užsibaigs tas ciklas ir vėl prasidės aukso amžius, bus mums duotas šansas, jeigu atgimsime aukso amžiui, dar kartą atsibūsti lengvesniu būdu. Viskas dorybinga, aukso amžiui praktiškai nėra ligų, praktiškai visi žmonės gyvena dorybėje. Dorybėje labai palanku, jeigu ten pakliūtume į tokias sąlygas. Suprantat? Reiškia, kitas Dievo garbinimo būtas, žmonės sėdi po 700-800 000 metų jogos pozicijų, reiškia, medituoja į paramatmą, super sielą, kur yra širdyje. Pamato Dievo labas, sako, einam su manim, einam, žiūrėk, išeina, išskrenda. Matot, kaip yra. Šitam amžiuje tokie metodai nebetinka, jogai net jeigu sėdi, tikėtų čia prisidėsi, valandą, 2 neišeina pasidėti, matot, nebetinka tas metodas. Kūnai silpni, gyvenimo trukmė, protas užimtas, viskas, sako, nebetinka. Šitam amžiui tinka tik mantra arba sankirtana, kai pastoji kartu išvedus Dievo vardus. Toks metodas išsivadavimo. Kiekvienam amžiui bronzos, sidabro, aukso ir kalė, akmens duotas vis kitas metodas, kaip išsivaduoti, išeiti pas Dievą. Tai kas dar? Nepavardai. Ar tik klausit, kas įdomu? Mes dabar gersim arbatą ir suvalgysim labai skanaus pyrago. Ar gerai? Tai tradiciškai visą. Gerai, tai jeigu nieko klausimų neturit, tai labai ačiū, kad atėjot, kad buvom šitą popietę.